Sveiki, podcastas Dialogas vėl eterė ir čia kaip visuomet kalbasi du psichologai Vitalijus ir Gediminas. Sveiki visi. ir metams artėjant į pabaigą prieiname tokį šiek tiek jubiliejinį skaičių ir įrašinėjame šiandien 90-ąjį epizodą, kuris bus apie tokius pereinamosius etapus ir prieš keliaujant prie epizodo temos, tai norim pasidžiaugti visais žmonėm, kurie remia mūsų podcastą ir šitas podcastas gyvuoja dėka klausytojų, kurie prisideda mūsų remimo platformai Contribui ir ten galima gauti ir papildomo turinio, jeigu jums įdomu, arba jeigu tas turinys jums neįdomus, tai galite tiesiog mus paremti, kad ir nedidelė suma, mėnesinė suma arba tiesiog vienkartinė kažkokia suma, tai būsime dėkingi, kad prisidedate prie podcasto gyvavimo. Ir daug negražbiliaujant, tada keliaujame prie temos, į kurią įves šiek tiek Gediminas. Pamėginsiu, tai nėra kažkoks super rišlus įvadas, kurį susidėjau, bet apie perėjimus pradžioj gal norisi pasakyti, kad kalbėsime apie tą tokią būseną, tą tokį tarpsnį, tą tokį jausmą arba tą tokią situaciją, kur kažkas gyvenime jau tarsi užsibaigia arba beveik užsibaigia ir kažkas naujo dar negimė. Tai yra kažkas tarp seno baigties ir naujo pradžios. Ir iškart man norisi atskirti, nes tai gali būti šiek tiek panašu nuo krizės savokos. Kad perėjimas vis dėlto nėra krizė, skiriasi tai ir intencionalumo lygmeniu, tai yra krizė, sakykime, labiau kažkas, kas nutrūksta, kas įvyksta, nutinka, o perėjimą labiau patenkame, kai mes kažką užbaigiame, arba kai kažkas natūraliai užsibaigia. Jeigu taip siejant su kalendoriniu laikotarpiu, dėl ko šitam laikui gruodžio mėnesiui ir pasiūliau, tai visai galima tą įsivaizduoti, sakant, kad gruodžio mėnuo nėra krizė. Gruodžio mėnuo yra perėjimas, kai senieji metai, senasis pasaulis jau beveik numirė, o nauji dar negimė, ir tai yra kažkoks toks tarpinis laikotarpis, ne šiaip savo ir ritualizuotas, jame yra švenčių. Ir čia gal svarbi dalis paminėti pradžioj tiesiog, kad tarpsniai perėjimo įvykiai ilgą laiką žmonėje buvo ritualizuoti, įpinti tam tikrą kultūrinį pasakojimą priklausomai nuo kultūros, ir tai vis labiau nyksta sekuliarėjant visuomeniai, ir ta, sakykime, atsakomybė ar našta juos pereiti, išgyventi, transformuotis, inicijuotis, įprasminti, krenta individui, ir tai yra iššūkis. Iššūkis, kurį norisi šiandien adresuoti ir dar pradžiai paminėti tokius momentus, kad viena iš pamatinių, sakyčiau, tokių dilemų, kurią matyčiau kalbėjimo apie pereinamosius laikotarpius temoje, tai yra tai, kad tokia egzistencinė perėjimo būsenų vertė, tai yra kiek tai yra vertinga ir svarbu mūsų gyvenimoje, labai prasilenkia su subjektyviai patiriamu diskomfortu perėjimo metu. Tai yra tai, kad kai mes pakimbame tarp kažko seno baigties ir kai kažkas nauja dar negimė, mes dažnai išgyvenam sudėtingus jausmus, tokios būsenos patiriamos sunkiai, lyg nei pakartas, nei paleistas, lyg tokia nesvarumo būklė, lyg orientyrų nebuvimas, buvimas lyg tokiam rūke, lyg kažkoks sapnuoginimas, pakibimas, lyg tuštuma, kažkoks senojo pasakojimo įprasto gyvenimo naratyvo lyg lūžis, kai lyg sena tapatybė sugriūva, kai nustoja galioti ankstesnės prasmės, kai nesijauti turys kontrolę ar orientyrus, testinumą, tikslingumą. Tai tokia erdvė, kurioje lyg nėra šiaurinės žvaigždės, kur visos žvaigždės šviečiasi vienodai blankiai, lyg be krypties. Tai yra subjektyviai tos perėjimo būsenos išgyvenamos, taip dažnai gan sudėtingai. Tai tokia ir tai neša su savimi nemažai diskomforto. Vėliau aš dar tikrai paliesiu, išplėsiu, tai nebijoju, ir Vitalijus turės komentarų šito vietoje. Ir dėl to žmogus neretai renkasi tai, kas įprasta, pažįstama, geriau žinomas blogis nei nežinomas gėris iš tos serijos. Grįžtame mes neretai gyvenime prie ankstesnių įpročių, ankstesnių vaidmenų, prie savų ir pažįstamų kančių ir, taip sakant, nesirenkam išeiti į dykumą. Ir tokiu būdu nemažai ką praranda. Man atėjo toks vaizdinys, kad
Nu, vat ką reiškia nesirinkti eiti į dykumą ar nesileisti į kelią, nesirinkti to, sakykime, žygio kažkokio. Tai, na, lyg žiedų valdovas būtų prasidėjęs tokiu būdu, kai Gandalfas ateina pas Frodo Bagginsą ir sako, nu, kad yra vat tokia situacija, yra žiedas, žodžiu, reikės tau nešti. Ir Frodas būtų atsakęs, ai, žinai, neisiu, man čia pažįstama, sava, patogu, o ten baisu, ten nepažįstama, grėsminga, neaišku, kas bus, nežinau, kuo baigsis ten. Lieku čia šitam Dešair, nežinau kaip lietuviškai tai verčiama, bet nu vat ir čia būtų visa Žiedų valdovo trilogija, jeigu taip Frodas būtų pagrindinis personažas, gyventų savo tam Dešair įprastą kasdienį gyvenimą ir nieko jame tokio išskirtinai tikro arba kažkokio, nu, žodžiu, neįvyktų visos tos egzistencinės patirtis. Tai maždaug toks vaizdas, kai mes pasislepiame ir tai visai gal taip iliustruotų, ko gali netekti žmogus, kuris nesileidžia tiem perėjimam. Ir dar komentaras apie tą vertę šiek tiek paminėti, tai pradžiai, kad neužsitęstų labai šitas mano įvedas, kad galima būtų matyti tokiu kampu, kad perėjimo būsenose, kai vat užlūžta įprastos mūsų prasmės, kai nebeveikia mūsų įpročiai, kažkoks tapatumas pakimba tarp seno ir naujo, na tai yra tokios situacijos, kai, taip sakant, pati, filosofiškai tariant, pati būtis yra nušviečiama ryškiau ir skaidriau. Kai ant gyvenimo nėra užmestas įprastas toks lūkesčių, tikslų, kasdienybės ir rutinos tinklas. Tai tokia būsena tarp būties, nebūties, tarp tokio praeities ir ateities, tarp prasmių griūties ir jų sukūrimo, atradimo, kažkas tarp žlugimo ir augimo. Na, kažkuria prasme tai toks pats atviras egzistencijos nervas. Ir šitoje būsenoje, na, gali išryškėti daug tokių svarbių elementų apie tai, kas yra tikra. Tai yra, sakykime, viena iš galimybių, tai autentiškumo galimybė, atradimo. Na, kad tos perėjimo, taip sakant, tarpsniai tokie mums yra tikrai svarbus, reikalingi, labai vertingi, nors mes juos patiriam kaip sunkius ir dažnai norim apsisaugoti, išsprūsti, pabėgti, tai dėl to šiandien norisi pakalbėti apie tai vis dėlto, o tai kas padeda išbūti tuose perėjimuose, kaip juose būti, kaip kažko, į ką įsikipti tame, bent jau tai norėsis kažkiek praskleisti. Man tai norėtųsi dar sakyti, kad tos tokios perėjimo patirtis atspindi tokios žmogiškosios egzistencijos vieną iš pagrindinių elementų, kad žmogus yra būtybė, kuri, galima sakyti, nuolatos atsiduria tarp kažko ir ne tik, kad atsiduria, bet ir tai suvokia. Kad jeigu mes paimsim smegenis ir taip kaip veikia neuronų tie signalai, tai arba yra tas potencialas ir signalas, arba jo nėra, negali būti pusė. Bet kai mes kalbame apie žmogaus patirtį, tai yra ta tarpinė kažkokia patirtis ir atsidūrimas tarp vieno ir tarp kito. Man toks ruošiantis tai temai iškilo toks vaizdinys apie tiltą, kai tu eini iš vienos upės į kitą, iš vienos upės kranto į kitą ir yra tiltas. Tai kai tu stovi ant tilto, tu jau nebesi krante, iš kurio ėjai, bet dar ir nesi atėjęs į tą krantą, į kurį eini. Ir tas tiltas kaip yra tokia talpikla erdvė, kuri yra ta pereinamoji kažkokia erdvė, liminali galima būtų sakyti erdvė, ir aš šitą žodį liminalus šiandien turbūt paminėsiu ne vieną kartą ir man atrodo, kad šita savoka, kuri pirmiausia yra atėjusi iš antropologijos, labai tinka šitai temai. Tai šita savoka paimta iš lotyniško žodžio limen, kuris reiškia slengsti. Ir 20 amžiaus pradžioj vienas antropologas pavarde Van Genepas savo kūrinyje apie iniciacijos ritualus rašė, kad o iniciacija tai yra perėjimas iš jau to paauglio vaiko į suaugusio gyvenimą, kas buvo labai būdinga senose kultūrose, kad ten yra 3 tokie lygmenys. Tai pirma, tai yra atsiskyrimas nuo to įprasto gyvenimo, tai reiškia, kad jau tas žmogus, kuris eina per tą iniciacijos ritualą, jis jau viskas, jisai jau žengia tą žingsnį, tai jau tas ritualas vyksta. Tai tada ta vidurinė erdvė jis ir pavadino tą liminalę erdvę, kur tu jau nebesi vaikas ar paauglys,
bet dar tas ritualas nepasibaigė, tai tu dar ir nesi suaugęs, nes jis neįvyko, nes tas ritualas dažnai vyksta ne vieną dieną ir gali ir ilgiau užtrukti, ir keletą savaičių galbūt, nes ten yra visokių ir išbandymų, ir tradicijų, ir kitokių ritualinių veiklos formų įtraukta. Ir tada tai jau trečiau tas jau sugrįžimas į tą įprastą būvį, bet jau sugrįžimas kitokiam. Tai va ta vidurinė liminali būsena yra tas tiltas, apie kurį aš minėjau, kad tu tarsi jau nuėjai nuo vieno kranto, bet dar neatsidūrė kitame krante. Ir vėlesni autoriai šitą vidurinę patirtį, šitą liminalią būseną jau ėmė taikyti ne tik kalbant apie iniciacijos ritualus, ne tik kalbant apie kažkokius antropologinius dalykus, bet apskritai apie tokias žmogiškasias patirtis, kad yra visokiausių tų būsenų arba situacijų, kurios primena tą vidurinę etapą ir galima bent kelias paminėti. Tai gali būti mokyklos baigimas, tai gali būti universiteto baigimas, tai gali būti netektis kažkokios tiek žmonių, tiek, nežinau, darbo netektis, kai, pavyzdžiui, netektis tai gali būti ir krizė kartu, bet tai gali būti ir liminali patirtis. Tai reiškia, kai aš jau netekau kažkokio artimo žmogaus, tai kaip ir faktas įvyko, bet pats procesas, kaip dabar bus, kas čia bus toliau ir panašiai, tai jisai dar vyksta. Tai tas toks kaip ir pakibimas ore, į kurią kryptį aš čia nueisiu ir kaip dabar bus. Taip pat autoriai kalba, kad kaip liminalios patirtis gali būti rimtų ligų diagnozė arba, pavyzdžiui, sužinojimas, kad ten tau liko, nežinau, metai gyventi, tai tu kaip ir dar gyvas esi, bet maždaug po metų mirsi. Tai irgi pakabinama į tokią būseną, bet tai vėl, kiekviena ta būsena turi labai daug kitų komponentų ir gali būti, ką Gediminas kalbėjo apie tas krizės, kad perėjimai nebūtinai yra krizės, bet krizės irgi yra perėjimai kažkokie. Tai gali būti ir tėvystės, motinystės patirtis, nėštumas yra liminali irgi tokia patirtis, nes tu dar nesi mama, bet ir jau nebesi neneščia, tai jau pilve auga žmogutis, tai irgi tokia liminali patirtis. Tai menopauzė gali būti panaši patirtis, gali būti kažkokio tapatumo praradimas. Pavyzdžiui, įvyko skyrybos ir aš esu nebe vyras, nebe žmona, tai tu lieki kaip ir tas pats žmogus, ten turi darbą, tikriausiai turi draugus, bet tas tapatumas, pavyzdžiui, kad buvai šeimoje ir dabar nebesi toj šeimoje, nes gyveni, pavyzdžiui, nežinau, vienas. Tai irgi yra kažkoks toks pereinamasis etapas, kuriame, neaišku, kaip čia kas bus. Tai tapatumo praradimas lygiai taip pat gali būti, tas pereinamasis etapas, kai yra ieškoma, kas bus toliau. Ir tokiuose etapuose, kaip Gediminas minėjo, yra daug tokio neaiškumo, sumaišties ir galima būtų turbūt pridėti teiginį, kad mūsų psichika iš esmės nelabai mėgsta neapibrėžtumo, kad mes mėgstam, kai yra aišku, kai yra planas, kai yra, nežinau, žingsnių kažkoks sąrašas, ką daryti, kaip būti, kur keliauti, kai yra žemėlapis, o čia yra tos situacijos, kur, galbūt negalima pasakyti, kad žemėlapio visiškai nėra, bet tas žemėlapis yra toks neaiškus. Yra daug kelių, tie keliai gali būti nesužymėti, kur jie veda. Tu matai tuos kelius, bet neaišku, kur jie veda. Tai ir tos patirtis tokios, kad, tai gali užimti laiko išsiaiškinti, o kaip čia toliau. Man labai patinka, kad, taip sakant, išskleidė visą švedišką stalą situacijų, kurios gali būti nešančios su savimi tą perėjimo būseną tarp kažko seno, mirties ir naujo gimimo. Tai žinoma, kad jų gali būti daugiau ir čia gal net kviesčiau klausytoją paieškoti savyje kažkokios panašios patirties ir panašaus gyvenimo etapo, kad šitas suliptų dar labiau su tuo. Ir žinoma, tai gali būti dar įvairių tokių irgi konkrečių, ko tu nepaminėjai, tik tai keli momentai, ten, pavyzdžiui, šeimas į pensiją, ar ne, mano kaip darbuotojo tapatumą, arba apskritai šeimas iš darbo, kad nusprendžiau išeiti iš šio darbo, kažko kito ieškotis, bet dar ko noriu, nežinau, o gal net neišėjus iš darbo, tiesiog jaučiu, viskas, šitas darbas nebe man, turiu kurį laiką dirbti, kad finansiškai išgyventi, bet dar nežinau, ko kito noriu. Žinau, kad karjeros pokytis bus, bet koks nežinau, tarpinė būsena, tarpinė erdvė. Man dar norisi porą tokių pavyzdžių, ne tiek situacinių, bet gal net beveik psichologinių, kurios įmeta
į perėjimo būseną paminėti. Tai kad įdomus momentas ir susiduri ir su klientais, na ir tas aišku viešoje kultūrai yra neretai žinoma pavyzdžiui per, tarkim, vidurio amžiaus krizės momentus. Ką aš turiu omeny, tai kad į perėjimo būseną gali įmesti kaip tik kažko pasiekimas, ko mes norėjom. Įgyvendinimas savo tikslų, įgyvendinimas savo vizijų, įgyvendinimas savo svajonių, sakykime, nežinau, svajojau ten apie gerą darbą, gerą karjerą, namą, šeimą ir panašiai. Nu ir įgyvendinau tai. Ir kas dabar? Ir tada atrandi save, kad, pala, aš kažkaip su tuo įsivaizdavau, kad čia kažkaip stos kažkokia pilnatvės būsena, kad tai bus viskas faina, išnyks kažkokie nerimai, o čia atrandi save, kad išlieka kažkoks tas pats alkis kažko siekti, kažką daryti, ta pati neramybė, tas pats nepasitenkinimas, tie patys liūdesiai ir ilgesiai, kuriuos ir kažko neturėdamas patirdavau ir dabar jau tarsi viską, ką norėjau turėdamas, vis tiek patiriu, kažkoks vis tiek trūkumas yra. Ir būna, kad žmonės metasi neretai tokiuose būsenos į naujus kažkokius projektus, naujus tikslus, naujus ambicijas, nuspręsdami, kad tai, ką pasiekiau, buvo nepakankama ir reikia dar. Jeigu tai butas, tai reikia namo ir panašiai. Jeigu ten karjeroje kažkokia aukštesnė pozicija, tai tada jau reikia gal savo verslą įkurti ar dar kažkokius momentus. Kad reikia vis daugiau ir kažkur ten ta laimė už dar kito pasiekimo tarsi slypi. Ir taip užkamšomas būna tas perėjimas, kurio metu šiaip tai, taip beveik poetiškai sakant, siela kviečia tokiam giliam apmąstymui, susitelkimui, įsiklausimui to, kas yra tikra. Ir čia yra įdomus momentas, kad pasiekus tai, ko iš tiesų visuomet troškai ir maneisi, kad rasi laimę ir supratus, kad tai nėra tai, ko tau reikia, atsiranda kažkuria prasme geriausia galimybė išgirsti savyje tai, o tai ko iš tiesų tau reikia. Tai čia vienas apie tą, sakykime, vienas iš tos perėjimo būsenos vertės aspektų, ko jos yra labai vertingos, kad kaip tik tarsi nutrupa tie tikslai, nutrupa tos vizijos ir atsiranda galimybė, o tai gerai, jeigu ne tai kas iš tiesų? Kas iš tiesų man svarbu, ko man trūksta, apie ką galbūt aš visą laiką svajojau ir panašiai. Taip pat dar ir ne tik tai, kad pasiekimas, man dar norisi įvardinti sprendimą, apskritai reikšmingus gyvenimo sprendimus kaip tokius, kurie gali patalpinti tą perėjimo būseną, kad ir pavyzdžiais įvairiais gali skleistis. Pavyzdžiui, nusprendžiau, kad noriu gyventi, nežinau, ten užsienio šalyje. Emigracija irgi gera perėjimo patirtis turbūt, kai, nežinau, jau žinau, kad nebegyvensiu savoje šalyje, bet dar negyvenu ten dar neužgimė, arba gal jau tame ten atvykau, tas ten jau tampa čia, bet tas čia dar ne namai, dar gyvenimas nesusikurtas ir panašiai. Ir apskritai, tas sprendimo momentas, reikšmingą gyvenimo sprendimą priimti, kažkuria prasme lygų atsiverti suvokimui, kad turi kurti savo gyvenimą pats. Aš tikiu, kad neretas žmogus panašų jausmą patyrė baigdamas mokyklą arba universitetą, kai įvyksta jau taip išėjimas visom prasmėm iš tėvų namų, ne tik tai emocinė, ne tik tai fizinė prasme, bet gal ir finansinė ir kitokios paramos prasme. Ir tas suvokimas, kad nėra čia dabar kažkokių absoliučių orientyrų, kurie man dabar suteiks prasme, kad aš ar nurodys kryptis, kad aš kažkaip turiu pats susivokti, kas man dabar yra teisinga, pats susikurti tą pagrindą po kojomis, kuris jau man, taip sakant, per siauras, per ankštas, tai jeigu turint omeny tą vaiko, sūnaus arba dukters tapatumą. Ir tokie suvokimai išmuša iš kasdienybės. Tai reiškia, kad turiu kažkaip dabar priimti kažkokius sprendimus, kurtis tuos orientyrus, o tai reiškia ir būti kitokiu, negu kad buvau prieš tai. Va čia, man atrodo, irgi svarbus momentas, gal vėliau praskleisim tai, kad turiu leisti kažkokiam senam aš numirti. Kai kažkoks naujas aš dar negimęs, aš dar neįsivaizduoju, kas ten bus, bet turi kažkas, kas buvo labai apie mane, apie tą gal sūnaus rolę, ar gal tą lietuvio rolę, jeigu čia emigracijos pavyzdį imant, arba santykių pavyzdį, nusprendžiu išeiti iš santykio, buvo mano tapatumas susietas per mes kategoriją su tuo konkrečiu žmogumi, su kuriuo buvau santyki, dabar šitam tapatumui turiu leisti mirti tarsi ir atsiverti kažkam naujam, kas dar neiškilo. Tai tokie reikšmingi gyvenimo sprendimai,
beveik neišvengiamai su savimi neša tą tokią perėjimo būseną. Ir gal čia man toks svarbi detalė, kurią pabaigai šito monologo norisi paminėti, kad bent jau aš tai pastebiu, dirbdamas su žmonėmis psichologo darbe, gal net ir socialiniam rate, kad dažnai žmogus nori užskubinti šitos momentus, kad seną aiškumą labai staigiai ir greitai pakeistų naujas aiškumas. Ir neleisti laike ištįsti tiems perėjimo etapams, nors čia kelčiau klausimą, net būtinai teikčiau čia, kad teisinga, nekalbu iš normatyvinės perspektyvos, bet klaustukas ar tai, kas greitai pagaminama, yra visada geras patiekalas ir tas, kuris tikrai pamaitins. Čia taip per fizinę metaforą turiu omeny apie naują tapatumą. Ar jeigu labai staigiai susigalvau, kad dabar būsiu tas panašiai, arba ten, nežinau, sieksiu to, judėsiu tą kryptim, ar gali būti, kad tai yra tame pavojaus susikurti vėlgi kažkokį netikrą tapatumą iš skubos, iš desperacijos? Aš manau, kad taip. Ir įdomu, klausant tavęs, tavo šito monologo, kurį tu dabar įgarsinai, kad daug tų dalykų, kuriuos tu įgarsinai, galėtų būti vidinio dialogo dalis žmogaus, kuris eina per, pavyzdžiui, tą pereinamąjį laiką, arba tai galėtų būti vidiniai klausimai kažkokie užduoti savo žmogui, nes tu tokiom gražiom frazėm įvardinai kai kurios dalykus. Bet įdomu, kad autoriai rašo, kad žmonės daug dažniau atsiduria tose pereinamuose patirtise, nei reflektuoja jas. Tai kad neretai taip nutinka, kad žmogus per tą patirtį eina taip ganėtinai pasąmoningai. Tai reiškia, tu kaip ir suvoki, kad tu pabaigai ten, nežinau, universitetą, ar kad išsiskyrei, ar kad ten pabaigai mokyklą, kad ir kokia ta patirtis, bet ta tokia refleksijos prasme, sąmoningumo prasme, tai nelabai kas vyksta viduj. Ir tada, ir yra tos frazės ir lietuvių kalboje, kaip plaukimas pasroviui, arba griebimasis arčiausiai kažko, kas yra pasiekiama ir panašiai. Tai viena vertus tai gali būti kažkokia irgi strategija arba nerimo malšinimo forma ar neapibrėžtumo sumažinimo būdas. Kita vertus tai gali būti irgi tiesiog toks būdas eiti ganėtinai nesąmoningai per tą patirtį ir tada, kai mes einame nesąmoningai, galima sakyti, kad mažėja tokių pasirinkimų, nes tada tuos pasirinkimus už mus padaro kažkas, galbūt nerimas, gal nesaugumas, galbūt kažkokie kiti stiprus jausmai, galbūt kažkas man kažką pasakė ir aš pajutau stiprų jausmą ir patikėjau, kad čia yra tai, kas galėtų būti, bet galbūt visiškai nepasikalbėjau su savim, galbūt visiškai nepabuvau. Dėl to ir autoriai rašo, kad pačios tos liminalios patirtis didžiąją daugumą atvejų jos savaime nėra niekaip pavojingos, jos yra nepatogios, priklausomai nuo žmogaus gebėjimo būti su neapibrėžtumu, tai ir tas nepatogumo laipsnis bus, nes galima sutikti su tuo, kad vieniems žmonėms neapibrėžtos patirtis yra visiškai panika beveik, kitiem diskomfortas, bet kažkaip gali naviguoti. Tai jos pačios savaime nėra pavojingos, bet apie ką kalba autoriai, kur gali būti pavojus, tai būtent viena iš tų dalių, ką Gediminas paminėjo, kad kai mes visiškai nesuteikiam jokios erdvės ir laiko tam pereinamajam etapui. Tai pavyzdžiui, išsiskyriau ir iš karto šoku į kitus santykius, nes per sunku ištverti vienatvę, arba išėjau iš darbo, pasidarė neramu, kad pritrūks finansų ir prieš tai nepatiko darbas ir vis tiek nuėjau į kitą darbą, kuris nepatiko. Tai arba, nežinau, išėjau iš santykių, kuriuose, toksiški pavadinkim taip labai populiariai santykiai, visiškai nepareflektavau, kaip aš juose buvau, kaip su manim buvo, galvoju, kad susiradau gerą partnerį ar partnerę, bet žiūrėk, praeina keli mėnesiai, kartojasi lygiai ta pati patirtis. Tai žodžiu, kažkokio tokio nepabuvimo kaina gali būti grįžimas į tą patį. Tai jeigu mes grįžtam į kažką tą patį, tai galim sakyti iš esmės, kad pokytis kažkoks nevyksta. Tai reiškia, kad vyksta atkartojimas. Tai man atrodo, čia svarbus tas momentas. O kita ta pavojaus dalis, tai yra, kai žmonės lieka pernelyg užstrigę kartais toj pereinamoj būsenoj. Tai mes esam atskirą net ir epizodą įrašę ir su sociologė Milda Pivoriūtė kalbėjom apie ketvirčio amžiaus krizę arba apie tiesiog tas
ankstyvąsias jauno suaugusio žmogaus patirtis. Tai ten yra labai daug galimybių, labai daug visokių krypčių, kur galim nueit, bet ten yra pavojus irgi užstrigti tokiam nepasirinkime, tai kas aš būsiu, su kuo aš būsiu, koks aš būsiu, nes tas potencialas toks didelis ir tiek daug galimybių, kad tada žmonės ir kartais užstringa tame nepasirinkime nieko rimto ir kaip per Simpsonus buvo gera frazė švediško stalo intelektualas. Tai reiškia visko moki po truputį, bet nieko pernelyg daug. Tai gal kažkam tinka toks gyvenimo formatas, bet mes žinom iš psichologinių ir sociologinių tyrimų, kad svarbu yra pasirinkti irgi kryptis ir kai kurių atsisakyti, tai tas toks užstrigimas tam, na, per ilgam neapibrėžtumai jisai gali turėti irgi tokį pavojų, nes vėl tada nevyksta transformacija. Ir čia tas žodis transformacija yra toks ganėtinai svarbus, nes tos pereinamosios patirtis, jos talpina tą transformacijos potencialą, bet ar tas potencialas bus išnaudotas, tai labai priklauso ir nuo žmogaus. Ir net teko skaityti, kad ir pačią psichoterapiją arba bent jos pradžią kai kurie autoriai laiko irgi tokia perėjimo patirtim, pereinamojo etapą arba tą pačią liminalia patirtim, kadangi tai yra situacija, kai žmogus ateina norėdamas kažką gyvenime pakeisti, gyventi kažkaip kitaip, bet dar nežino kaip ir nežino kaip tai pasiekti, bet jau yra atsiradęs noras keistis. Ir žmogui, kuris nori keistis, dažnai tenka atsisakyti įprastų savo veikimo būdų, bet nauji veikimo būdai galbūt dar neatrasti, neišmokti, neištobulinti, tačiau senieji būdai irgi jau nebeveikia ir tada žmogus tokiam pakimba, nežinojame kaip elgtis, ką daryti ir tai gali būti sudėtinga. Tiek daug įdomių minčių, taip norisi visus atliepti ir pratesti šiek tiek. Taip, aš visiškai su tavimi sutinku, kad galima būtų net pažiūrėti, kad apskritai psichoterapeutas yra kaip toks palydovas arba liudininkas, gal labiau palydovas, nes jis irgi veikia ne tik pasyviai, stebi žmogaus einančio per perėjimo etapą ir gal visas psichoterapijos laikotarpis kažkuria prasme yra toks, čia taip gal žongliruojant psichologiniam savokom, desakralizuotas, deritualizuotas, šiuolaikinės iniciacijos institucionalizuotas per paslaugų sferą ritualas kažkuria prasme. Tai yra kaip lydima per žmogaus, to seno kažkokio tapatumo užsibaigimą ir ieškojimą pokyčio naujo, bet per tą tarpinę būseną, kur dar neaišku, nes žmogus, kuriam aišku, retai kada ateitų pagalbos, tiesiog matytų tą aiškumą. Tai tas tikrai psichoterapijoje įvairiais sluoksniais reiškiasi ta perėjimo tema. Kitas, man atrodo, labai svarbus momentas, kuris aktualina šitą mūsų epizodą, ką tu paminėjai, kad taip, labai dažnai mes praskubam arba autopilotu pereinam tos perėjimus ir tos sąmoningumas, ta savirefleksija gilesnė, kurio prašosi šiaip perėjimas ir kuris duoda sumažinimą rizikų vėl įkristi į to paties pragarą, panaudojant Hano citatą, savoką tiksliau, tai ką tu pats minėjai, kad tarsi greiti pokyčiai gali atnešti į tą patį buvį, kad kažkoks kokybinis lūžis neįvyko. Nors aš pakeičiau darbą, ar ten pakeičiau partnerį, nežinau, pakeičiau gyvenamąją vietą, bet atsinešiau su savimi tą patį buvimo būdą. Tai tarsi neįvyko perėjimas. Ir aš gal čia tik tai tokia filosofinė diskusija, nesminė visiškai, bet aš gal apie ketvirčio amžiaus krizę sakyčiau, kad ten nėra užstrigimas perėjime, ten yra neleidimas numirti senam tapatumui. Tam tokiam jaunuoliui, kuris žiūri į pasaulį kaip vandenyną įvairiausių galimybių ir begalę milijonų skirtingų kelių ir norisi turėti tas visas galimybės, norisi nežudyti jų, norisi turėti tą pasaulį ir čia susieju su tuo, ką minėjau anksčiau, kad tas būtent reikšmingas gyvenimo sprendimas irgi meta į perėjimo būseną, kažkuria prasme sprendimas kaip visų kitų galimybių negalimybė. Tai yra, kad jeigu nusprendžiu, pavyzdžiui, su šituo žmogum, nežinau, ten kurti poros ryšį, ar ten šeimą ir visą gyvenimą gyventi kartu,
tai neša didelį mirties jausmą. Tai yra, uždaro visas kitas galimybės. Uždaro vienišiaus gyvenimą, uždaro visus pirmus pasimatymus, uždaro visus kitus galimus partnerius. Ir tai toks, tai jau viskas, gyvensiu tame. Lygiai taip pat su profesija kažkokia. Arba, sakykime, su būsto savo pasirinkimu. Tai irgi tarsi nužudo visas kitas gyvenimo tas trajektorijas, priešais kurias tas jaunuolis stovi ir pasako, tai jau viskas, nu vat, sakykime, jau įsipareigoji, darai karjerą ten kaip psichologas ar ten, nežinau, whatever, kokia tai bebūtų profesija. Ir dabar šitą vagą ir arsi savo gyvenimą. Žinoma, tu gali vėliau pakeisti, bet tas daug pastangų kainuoja, daug plušti reikės persiorientuoti, bet tas toks specialybės pasirinkimas arba vietos pasirinkimas, na ir tas gali su savimi nešti tam tikrą tokį gedulo netgi jausmą, kad nors mes taip priversti gyventi konkrečiai, kažkaip įsikonkretinti šitoje būtyje, bet tos visos galimybės, kurios kabo kažkaip priešais ar aplinkui, na, kartais iššūkis yra, ypatingai sociologai kalba šiuolaikiniam žmogui, referuojant tą patį epizodą su Milda, kad šiuolaikiniam jaunuoliui ypatingai sunku tas galimybės nužudyti, atsisakyti ir išgėdėti, kad to nebus ir kažkaip įsikonkretinti. Atsimenu, prieš keletą mėnesių dabar spontaniškai iššoko, neatsimenu tik tai autoriaus, bet Facebook'e skaičiau žmogaus, kuris yra ilgalaikiam ten poros santykiai, jau ten berods ir šeima sukurta, ir kad ištiko vat kažkuriuo metu toks stiprus gedėjimas ir ilgesys, nors geras santykis, ne tai, kad ten tame santykė kažkas būtų, bet toks tiesiog suvokimas, matant jaunas poreles, ten įsimylėjusias, kad to niekada nebebus gyvenime. Ir kaip ten žmogus aprašė taip visai ilgesingai ir skausmingai tą suvokimą, bet taip labai reflektyviai, kad štai vat mano gyvenimo linija jau pasirinkta ir vat yra kažkas tokio, ko aš nepatirsiu. Tarsi toks kaip trumpas irgi sukrėtimas, per suvokimo prizmę toks irgi, nors ir esu santykė, bet taip įsimetu į kažkokią irgi tokią perėjimo erdvę, kurią tarsi prašosi reflektuoti šitoje vietoje. Tai man tiesą sakant, gal norėsis ir daugiau praplėsti apie tą dalį, kad taip jau labiau reflektuotume, kame yra ir kokie diskomfortai to perėjimo metu, kad juos užčiuopti labiau. Nežinau, nebent Vitalijau, tu dabar nori įsiterpti kažką pasakyti, nes taip norėsis gal praplėsti tą dalį. Aš tiesiog galvoju, tu irgi tą pavyzdį paminėjai, tai prisimenu, skaičiau ten vieno garsaus psichoterapeuto Murėjaus Štaino irgi tekstą apie visokius perėjimus ir jisai, tu ir paminėjai tą vidurio amžiaus krizę, ką aš pamiršau paminėti, kad irgi yra ta tokia, tikrai toks pereinamasis etapas iš to tokio jauno žmogaus, ganėtinai jauno gyvenimo, kur irgi visokio potencialo yra, į tą tokį, kad jau daug įgyvendinau, daug padariau, bet kas toliau, tokio lieka daug dar laiko ir tada atsiranda visokiausių ir egzistencinių, dvasinių klausimų ir panašiai, bet dabar ne apie tą vidurio amžiaus krizę, bet tiesiog jisai irgi kalbėdamas apie tuos pereinamosius etapus kaip apie patirtis kalbėjo, kad ten irgi talpinama yra nemažai energijos ir ta energija kartais eina tokiais pliūpsniais. Tai gali būti pavyzdžiai, kurį jis irgi aprašė apie vyrą, kuris irgi staiga nusprendė vidurio amžiaus krizėse, galima sakyti, tame procese visame palikti savo šeimą, nueiti santykį su labai idealizuota moterim, tada jisai iš to santykio išėjo, grįžo į savo seną šeimą ir ją vėl paliko dar po kažkiek laiko. Tai, žodžiu, ir jis tą patirtį, kodėl jisai mini šitą pavyzdį, dėl to, kad tai yra toks pavyzdys, kaip ta energija, jeigu jinai yra taip išveikiama, jeigu mes taip tokį psichoanalitinį terminą panaudosim, jinai gali visiškai neatnešti jokio nei produktyvumo, nei kažkokios transformacijos, tai gali atnešti visokiausių kitų jausmų, potyrių, tai aišku, nueiti santykį su moterim, kurią idealizuoji, ten ir aistros bus, ir meilės, ir tikrai gero laiko gali būti kartu. Bet jeigu vidinė prasme niekas nepasikeitė arba nepriei prie tų dalykų, kurie vidinė prasme tau svarbiausia, tai tas išorinis pokytis, tiksliau tik įvykęs išorinis veiksmas, išėjimas iš vieno santykio į kitą, jisai neatneš tų vidinių dalykų. Ir aišku, čia
daug kas gali sakyti, jūs psichologai ten nuolat kalbat apie tuos vidinius dalykus, bet tai kaip juos ten atrasti, na, kartais jie atrandam ir tokių bandymų klaidų kelių ir tame pavyzdį, kurį jis aprašo. Tai vat, tas toks išėjimas iš vieno santykio, grįžimas ir vėl išėjimas, tai irgi buvo to žmogaus, na, tuo metu jam pajėgus būdas, toks būdas, kokiu jisai mokėjo ieškoti savo dalykų. Ar tai geriausias būdas, tai mes negalim atsakyti, bet čia irgi svarbu priimti tą tokią realybę, kad kartais mes negalime ir nemokame ieškoti geriausiais būdais, nes vienu ar kitu etapu mums yra pajėgu tik tais kažkoks kitas būdas. Pavyzdžiui, gali būti, kad na, kažkas negali išsiskirti iš esamo santykio, tai gali pasirinkti, nežinau, kažkokį būdą kaip išdavystę. Ir tai gali būti toks būdas išeiti iš santykio, nes, na, buvo nepajėgus išeiti, na, tiesiog tuo tiesioginiu būdu, kad aš išeinu iš santykio, nes ir tada galbūt sukuriama situacija, kurioje yra žmogus paliekamas. Na, čia tik keli tokie pavyzdžiai, bet man tas energijos aspektas buvo įdomus tame tekste ir kad čia vėl grįšiu prie to paties sąmoningumo, kad tas sąmoningumas yra svarbus tam, kad mes galėtume tą energiją nukreipti ten, kur norime, o ne tik ten, kur jinai veda, nes jinai gali nuvesti savo kryptim, bet ta kryptis nebūtinai gali sėtis su tuo, kas žmogaus vidui yra geriausia. Ir kalbant apie tą energiją perėjimų metu ir diskomfortą, tai aš sakyčiau, vienas iš tokių pirmų raktinių žodžių, kuris ateina į galvą, tai yra baimė ir nerimas. Ir baimė irgi, ir nerimas yra šiaip labai didelė energija. Nes pažiūrėkit, kai žmogus bėga, kaip jis gali greit bėgti, arba gyvūnas. Tai ten yra daug labai energijos. Taip, paranojiniai kliedesiai yra geriausias motyvas nubėgti ilgą maratono distanciją, tas tikrai. Tai jeigu taip apie tą baimę ir nerimą skleidžiant labiau, tai, na, bet vienas tų pagrindinių, ir sutinku visiškai su tuo, ką tu sakai apie tai, kad netgi čia taip filosofinė kalba kalbant, galima būtų sakyti tai, kas patyriminė prasme skleidžiasi kaip grėsmė, kaip baimė, kaip nerimas, egzistencinė prasme reiškia laisvę ir galimybių erdvę, kaip Kierkegoras yra sakęs, kad nerimas yra laisvės svaigulys. Tai vat perėjimo būsenai tas skleidžiasi, kad va čia dabar yra galimybė erdvė. Atrasti save, patirti save, bet mes tai patiriam kaip nerimą. Tai yra tai, kad kažkas vat sena, įprasta, netenka reikšmės, sukliba, sukvestionuojama, įprastas tas paveikslas pasaulio įtrūksta, kai senas pasaulis tarsi tampa toks per mažas, jau lyg ir nebegaliu čia apsistoti, apsigyventi, kai jau man 28 būti tėvų namuose ir toj vaiko rolė jau kažkaip ne visai tas pats. Man labai artimas vaizdinys yra vikšro, lėliukės ir drugelio. Tai yra, kai, jeigu per tą vaizdinį, kad kirminu būti jau nesinori, o drugelio dar nesimato. Ir yra ta beformė tarpinė erdvė, kas iš tikrųjų ir fiziologiškai, chemiškai, ar ten biochemiškai, nežinau kaip įvardinti, žodžiu, bet lėliukės pats tas procesas, visas cheminis virsmas yra visiškas išsiskaidimas, visiškas struktūrų nebuvimas, košė. Apskritai net žiūrint taip biologinę prasme. Jeigu taip vikšras yra kažkokia labai konkreti būtis, organizmas su savo organais, funkcijomis ir panašiai, ir drugelis lygiai taip pat. O lėliukė yra kažkoks viena masė, vientisa, kurioje vyksta tas kažkoks virsmas. Tai man atrodo tas vaizdinys toks labai potencialus, savo krūvį nešantis. Tai egzistenciškai mums irgi tas perėjimai neretai patiriami per tokį išsiskaidimą, per tokį tuštumą ir tuštumos baimę. Kaip kažkas pasakė, kieno citatą turiu, bet nepasižymėjau kieno ir pamiršau kieno, bet citata labai gerai skamba, paskaitysiu. Tai visuomet išgyvenama kaip maža pasaulio pabaiga, kai viskas sugrįžta į pirminį chaosą, jautiesi išduotas, praradęs orientaciją, tarsi laivas be vairo, paliktas stichijų valiai. Ir čia citatos pabaiga. Ir kad tai yra su savimi, tas perėjimas neša tokį ir tapatybės suirimą. Jeigu įžodinant tokiu būdu, kad mano aš, jeigu taip į kabutės paėmus, tas aš, kas esu aš, atsakymas į šitą, tai kad tas mano aš tampa nebe atsakymu, o klausimu. Nebe kažkuo, kas yra apibrėžta, tvaru, į ką galiu remtis, kas man suteikia užuovėją kažkokią šitame pasaulyje,
bet kažkuo, ką dar reikia atrasti arba susikurti, kažkas, kas turi gimti. Tai užduodamas klausimas kažkuria prasme. Ir tame, kai tas aš pakimba kaip klausimas, tai mes patiriam tokią dezorientacijos būseną. Man dar vienas vaizdinys patinka, kad lik mes, nežinau, sektume kažkieno pėdsakus ir pamestume juos. Vat ir nebeaišku, kur dabar, kuria kryptimi. Neaiškus tikslas kažkoks, neaiškus likimas, kažkuria prasme tai yra netgi ir toks praradimas ryšio su savo intencijomis. Tai yra, kad vidus nekalba, kad dabar vat noriu šito, dabar man artima yra tai, kad mes kažkuria prasme nustojam žinoti, kas mes esam, ko mes norime ir reikia sustoti, susitelkti ir susirinkti save iš naujo. Ir va tas nežinojimas, ko noriu, tas patiriama kaip pagrindo iš po kojų išslydimas visiškas, ta tarpinė būsena, kur yra tikrai žmogui sunki. Tai yra lik buvimas šiame pasaulyje, kuris buvo gal kaip namai, bet staiga atsidurtum kaip nenamie, lik našlaitis šitam pasaulyje. Ir neaišku, prie ko dabar prisišvartuoti, kur link judėti. Ir tas buvimas be pagrindo, tai mums kelia baimę, kelia nerimą. Mes šiaip Fromą prisiminus Eriką, kad mes bėgam iš savo laisvės, mes vengiam savo egzistencinės laisvės, mes norim turėti aiškę struktūrą, aišku pagrindą, aiškę kryptį, nors taip pat fundamentaliai ta laisvės galimybė su mumis visą laiką yra, ir aš čia sutinku su tavo mintimi, kurią pradžioj, Vitalijau, pasakei, kad tas perėjimas tarsi gal netiek teisinga būtų sakyti, kad tai yra išimtis kažkokia gyvenimo bendram paveikslai, bet kad tai labiau kažkas, kas nusako patį žmogaus kaip tokio betampančio, besikeičiančio procesą. Ir visame šitame yra tas toks nesvarumo būklė, kur norisi čiuptis, griebtis kažkame. Ir labai labai sunku išbūti, nors taip atsitraukus iš šalies. Ir čia yra įdomus momentas. Šitą dalį monologą užbaigsiu su šituo komentaru, kad dažnas žmogus perėjęs gyvenimo tokias, pereinamasias patirtis ir po kiek laiko žvelgdamas atgal, panašiai kaip ir su įveiktomis krizėmis, taip ir su perėjimais, atsisuka atgal ir sako, tai yra tai, kas mane padarė manimi, tai yra tai, kas mane sustiprino, tai yra tai, ko man labai reikėjo, tai yra tai, kame radau tikrą save, kas augino mane ir panašiai. Nors tuo metu, kai esam ten, ten baimė, panika, sunkumas, orientacijos nebuvimas ir panašiai. Tai va čia tas toks didelis skirtingumas, plyšys tarp to sunkumo ir vertingumo. Ir tą turbūt galima labai logiškai tikriausiai suprasti, kad visos tos nemalonios patirtis, kurios kyla iš tų pereinamųjų etapų, iš tų liminalių būsenų, jos vis tiek dažnai skatina žmogų kažką daryti, kažkaip veikti, kažką keisti, ypač tada, jeigu pabando tuo senu įprastiniu būdu ir tas senas įprastinis būdas neveikia, tai kažkuria prasme galima sakyti, kad tai, ką žmogus išgyvena, visi tie nemalonus ir diskomforto jausmai, jeigu jų nebūtų, tai tikriausiai žmogus tada ir neieškotų tų naujų kažkokių kelių, naujų būdų, kaip būti, tai pačios tos nemalonios patirtis savaime jos jau skatina kažkokį tai veikimą ir kartu atsiranda ta energija, nes man tai labai patinka žodis sumišimas, nes tas sumišimas yra labai geras žodis apibūdinti tas liminales būsenas ir čia irgi svarbu paminėti, kad tos diskomforto patirtis ar tas sumišimas tai nėra psichikos sutrikimas ar simptomas kažkokios ligos, bet tai yra normali reakcija į tą neapibrėžtumo patirtį, į tą, kad psichika suvokia ir reflektuoja, kas čia vyksta ir kad daug to sumišimo ir gali pradžioj to sumišimo netgi dar daugiau atsirasti, kai žmogus pradeda reflektuoti, nes jis tada gali įsisąmoninti įvairius ribotumus, įsisąmoninti gal kažką, ko jau neteko arba kažko, ko nebėra. Tuo tarpu, kai vyksta automatu, ką aš prieš tai minėjau, tai kai kurių dalykų gali visiškai nereflektuoti ir tiesiog praeiti per daug negalvojant per tas patirs. Tai ta pati refleksija, jinai kartu yra ir
aš esu kelias strategijas tokias pasižymėjęs, kaip eiti per tuos pereinamosius etapus, tai viena iš tų strategijų refleksija yra. Ir tai strategija, kuri gali atnešti kartu ir dar daugiau sumaišties, bet iš esmės tai yra vienintelis būdas, toks sąmoningumas ir refleksija, kada mes galime tikrai rinktis patys, o ne kad už mus pasirenka kažkokios mūsų dalis, pavyzdžiui, ta nerimastingoji dalis. Kai tas neapibrėžtumas labai labai gąsdina, labai kelia nerimą, tai aš tada galiu imti ir tada visai be refleksijos tiesiog priimti kažkokį sprendimą, kuris man galbūt trumpai, laikinai, kaip tabletė nuo nerimo, nuims tą nerimo jausmą, bet visiškai nespręs paties klausimo arba pačios problemos. Jo, tai apie šitą vieną iš būdų man patiko, atsivėriau Irvino Jalomo vieną iš knygų apie egzistencinę terapiją, prisiminiau, kad jis kažkur ten rašė apie tos perėjimus ir man patiko, kaip jis beveik su humoru, šiaip taigi, ką kalbam apie šitą krūvį perėjimo laikotarpio, koks jisai svarbus, koks jisai sunkus dažnai būna, jis taip su tokiu, ko ne lengvų rankos mosteliu taip parašo, tai metodas labai aiškus, asmeniška gili savirefleksija, sąlygos irgi labai aiškus, vienuma, tyla, laisvė, laikas nuo kasdienių rūpesčių ir trikdžių, viskas. Va čia yra būdas, kaip eiti per perėjus, tai yra suskliausti į skliaustelius kasdienybės pasaulyje ir giliai apmastyti savo situaciją šitam pasaulyje, kol iškils naujas egzistencijos pagrindas. Sustoti, susitelkti, susirinkti save iš naujo. Tai čia taip apibendrinimas būtų toks, labai, labai bendrinis, bet man taip šypsena netgi sukėlė, kaip jisai taip labai paprastai ir aiškiai maždaug, nors ten, aišku, giliai aplinkui rašo ir pavyzdžius pateikia psichoterapinius sudėtingus su iššūkiais, nors tarsi kažkoks iškondensuota mintis būtų ta paprasta. Man dar norisi šiek tiek grįžti ir praskleisti, kas dar, kokios yra neretos patirtis tame perėjimo laikotarpį, kad taip irgi savo identifikuoti, gal irgi suvokti, kad tai būna, kad tai gali būti. Tai aš šiek tiek apie tą energiją, kai tu minėjai, tai galvoju taip tokiu kūnišku rakursu, kad turbūt kūniškumo patirtis perėjimo laikotarpiuose labai visaip gali būti. Gali būti labai tokios mobilizacijos, nesaugumo, didelės energijos, bet gali būti ir kaip tik labai, taip tamsu prislėgta be jėgų, ta prasme, kad kai mūsų kūnai nejaučia krypties, tada jiems sunku kažkaip užsikurti kažko link. Tai ir tas gali labai būti panašu netgi kažkokias depresyvias būsenas, kai nėra motyvacijos, nėra jėgų kažkaip keltis, ar dėl ko keltis, ir panašiai. Bet čia, irgi svarbu diferencijuoti, nesumaišyti, bet turiu omeny, kad kai mes kažkaip tas prisikėlimas iš perėjimo būsenos ir naujo tapatumo gybimas kartais kaip tik labai mobilizuoja, kad išsikristalizavo pas mane kažkokios naujos prasmės, naujos kryptis ir tada kaip tik gali atsirasti energijos toks, sakykime, pliūpsnis. Bet čia labai visai, žinoma, čia mes tokiais apibendrinimais kalbame, bet dar porą momentų, kuriuos man norėtųsi paminėti, tai gedulo reikšmė perėjimo metu. Tai yra, kad kai užsibaigia kažkoks etapas, tai kartu, tas kodėl sunku seną paleisti, leisti senam tapatumui kažkokiam numirti ar panašiai, nes kažko užsibaigimas reiškia vėlgi visų galimybių nutrūkimą ir negalimybę. Tai yra, gali atsirasti gedėjimas, kad to, kas galėjo būti, bet nebuvo, netapo. Kas galėjo išsipildyti, bet neišsipildė. Pavyzdžiui, tėvai augina vaikus, ir jie jau saugo, išeina iš namų ir yra tas jausmas, kad kažko dar nepadariau, kol jie augo. Arba kažkaip netai buvau. Ir kad viskas, galimybės savo vaiką, kaip vaiką, nebe kaip jau suaugusį savarankišką kažkaip auginti, jau prarastos. Jau griebkis tu nesigrėbęs kontrolės ir auklėjimo ir patarimų, bet jau tavo darbas padarytas ir tą pripažinti yra sunku. Arba, nežinau, ten, sakykime, užbaigimas tų pačių studijų. Studento tapatybė jau miršta, specialisto tapatybė dar neatsirado ir irgi gali būti gedėjimas, kad kažko tame gyvenimo tarpsne neišpildžiau. Ar nežinau, per mažai perskaičiau knygų, per mažai gilinausi, dėl to labai daug nerimo yra dabar profesinio, ar man pavyks, jaučiu, kad matau aplink save daug kietesnių specialistų, bet man ten gal kažkaip arba priešingai galbūt nepagyvenau to studentavimo gyvenimo su visokiais nuotykiais, vakarėliais, ten, nežinau, išvykom, visokiais santykiais ir taip toliau, kad šito neįgyvendinau. Ir dabar jau laikas
laikas kažkaip tarsi suaugti, surimtėti ir užsimti tuo darbu, nebėra tiek daug laisvo laiko, kurio buvo studijų metu ar dar kažkokį. Tai yra, kad su seno tapatumo, seno vaidmens mirtimi gali ateiti nemažai gedėjimo apie tuo metu neįgyvendintas tokias patyrimo galimybės, kas tai bebūtų. Ar ten, vat vėlgi, išeinu iš darbo, jaučiu, kad galėjau ten kažkokiu, nežinau, projektų imtis arba dar su kažkokiais žmonėm užmegzti kontaktus ar dar kažkokie momentai. Na, arba galų gale gali atsirasti gedėjimas dėl to, kad tai, kas anksčiau teikė džiaugsmą, dabar jau kažkaip tolsta nuo manęs. Vat, sakykime, galbūt kaip tik kažkoks perėjimas į labiau suaugusio žmogaus etapą arba šeimos kūrimą arba, nežinau, ten tiesiog ilgalaikio santykio susiradimą, būsto susiradimą ar karjeros darymą, susitelkimą į tai kažkoks irgi suvokimas, kad jau man tas, ten, nežinau, studentiškas vakarėliai iki pat ryto ir ten lakstymas per klubus ar kažką, jau nebedžiugina. Ir kyla kažkoks prasmės klausimas, apie ką visą tai. Ir man liūdna tarsi, kad aš to netinku, kaip ir to nebėra, bet ne tai, kad aš atsisakau, bet vidus nebeatliepia tų dalykų. Tai vėlgi čia tų pavyzdžių gali būti labai daug, bet man atrodo, kad tas gedėjimo momentas gali būti skausmingas, sunkus ir nuo jo gali norėtis bėgti, nes niekas nenori sąmoningai apsistoti skausme ir gedėjime. Tai yra sunku, nors vėlgi transformacijos prasme, vidinio tapatumo persikeitimo, tai gedėjimas yra neišvengiamas palydovas, tą dar Freudas pastebėjo, kad asmenybės augimą nuolat lydi gedulas. Kažko seno mirtis, kažko praradimo. Ir arba galų gale tas pats išėjimas iš tėvų namų, iš ten labiau apie tėvų perspektyvą kalbėjau, bet tas suvokimas, kad niekada vaiku nebebūsiu. Ir ten gal vaikystė irgi kažko nepažaidžiau, kažko ten nepadariau, arba apskritai tiesiog to lengvabūdiško kažkokio tai gyvenimo epizodo yra ilgėjimasis ir panašiai. Tai yra ir šitas momentas. Dar man gal svarbu irgi taip paminėti apie laiką šiek tiek ir praeitį, kad šiaip įprastai, nagi mes gyvenam kažkokiame savo pasakojime, referuojant į buvusį epizodą pasakojimai, kuriais gyvename, kad mes turim kažkokį pasakojimą apie save, kažkokį tai naratyvą, istoriją, kurį surišam savo identitetą. Tai yra, kuo aš esu, kas buvau ir kuo toliau būsiu. Ir čia perėjimo laikotarpė šitas pasakojimas ir mūsų praeitis tampa, tokia jau baigia galioti kaip atrama. Tai yra, kad aš visą gyvenimą maniau, tikėjau, vadovavausi tuo ir tuo, o čia staiga visą tai griūna. Aš šitai nebegaliu remtis, kad jau man tai nebeatliepia arba tai nebegali galioti dėl kažkokių gyvenimo pokyčių. O nauja dar neiškilo. Ir tas toks plyšys laike kažkuria prasme, lyg man vaizdinys toks atėjo apie tai bemastant, kad laikas lyg buvo upė su aiškiais krantais, su aiškia srove, kuris tekėjo kažkokia kryptimi per tą mano tampa kažkokiu vandenynu, išsilieja, kur nebėra krantų, kur labai daug erdvės ir baisu tame paskesti, nėra kažkokio aiškumo. Ir prisiminiau dar vieną apie pavyzdį, kurio nepaminėjom, kas gali irgi duoti tą tokį, čia dabar, kaip pasakiau, apie tai, kas anksčiau buvo, sakykime, vertinga, tas jau kažkaip nebeatliepia, dar į perėjimo laikotarpis gali įmesti ir kažkaip būna, kad suskamba bent jau bendraujant su žmonėmis man kaip psichologo vaidmenyje, tai tokių senų vertybių ir autoritetų griūtis. Šiaip žmonės, ypatingai jauni, dažnai ieško autoritetų. Ir kas yra artima, kuo tikėti, kas tai būtų tokie, kaip, sakykime, atspindžiai vertybinės perspektyvos ar orientacijos. Ir kažkurio metu gyvenime būna taip neretai, kad mums autoritetai sukliba. Ir ar idealai mūsų kažkokie sukliba, neretai jaunystė kažkaip piešiama kaip laikas tokio idealizmo, kai daug jaunas žmogus tikisi, galvoja pakeisti pasaulį ir tada kažkurio metu, sakykime, ateina suvokimas, reality kick in, taip sakant, kicks in, kad realybė tarsi vėzdų užsimoja ir trinkteli, kad palauk, vaikė, tu taip lengvai to pasaulio nepakeisi ir jis turi savo tėkmę ir tu neturi jame tiek galių. Na ir kažkuria prasme suklimba ta idealistinė, vertybinė ar kažkokių autoritetų perspektyva ir tai irgi gali įmesti
pergyventi labai tokį sunkų perėjimą, kad šitas žmogus A arba žmogus B arba žmogus C man buvo autoritetas, vertybė X, Y, Z man buvo pamatas ir kažkokie kryptis suteikiantis dalykai ir ten idealas 1, idealas 2, idealas 3 veikia. Visi šitie kaip prasminis žemėlapis ir jie suklibėjo, jie nebeatrodo tokie, kaip atrodė anksčiau, jau aš pats jais taip pilnai nebetikiu, matau skepsio, ribotumo ir gal tie autoritetai pasirodo, kad turi ir visokiausių kitų pusių. Ir tas irgi gali mesti tokią dezorientacijos būseną. Ir tu minėjai tą, daug prasiplėtė apie tą gedėjimą, aš tai dar pridėčiau, kad tas perėjimas vis tiek jisai apima to atsisakymą tų savo įprastų veikimo būdų, kad ir ta pati studentiška patirtis ar moksleivio patirtis, ar ne, tai jau baigiau mokyklą, ar ne, tai kaip ir moksleivių, kaip būti jau per tos 12 metų tikėtina įsikirtau kažkaip, buvo pažįstama ir dabar ką reiškia būti studentu, tai kaip ir irgi toliau mokaisi, gilinėsi, bet jau kažkaip kitaip, jau gyveni pats, dažnai kitam mieste, dažnai nebe tose pačiose namuose, dažnai su kitokiu biudžetu pinigų ir panašiai. Tai baigiau universitetą ir, kaip saky, tas gedėjimas, kad aš nebe studentas, bet dar ne specialistas, ar ne, tai gali ne tik gedėjimą atnešti, bet ir tą tokį ir sumaištį, ir nerimą, ir kaip būt tuo specialistu, pavyzdžiui, kad jau kaip studentų, bakalaurą išmokau, kaip rašyti, ir magistrą parašiau ir gerai sekės, o dabar kaip būti tuo psichologu, arba kaip būti, nežinau, gydytoju, arba kaip būti ten teisininku ar dar kažkuo. Aišku, tas patirtis per praktiką studentai gauna ir tai yra irgi pažintis, bet kiekvienas turbūt sutiks, kad viena yra atlikti praktiką su priežiūra, visai kas kita, kai tu jau on your own esi ir tada jau turi, aš atsimenu labai gerai irgi tą savo jausmą, kai tik pradėjau dirbti, nežinau, kiek ten gal mėnesis po studijų praėjo, aš turėjau tokias kaip ir atostogas ir tada nuo rugpjūčio pradėjau dirbti jau psichologo darbą pilnai ir pirmieji žmonės ateina pas mane ir tu viskas on your own, nes jau kiek tą akimirką, kiek patirties sukaupiai, tikrai knygų nedaskaityta ir reikės toliau skaityti, bet tą akimirką tai turi, kiek turi. Ir su tuo savo ribotumu ir tam naujam tapatume yra reikalų išbūti. Ir labai gerai, kad tas nerimas kyla ir labai gerai, kad tas ribotumas jaučiamas, nes jeigu jaustumėsi, kad aš čia ką tik pabaigiau ir ten viską moku, tai labai ribotas specialistas galėtų būti, nepriklauso kokios srities, ar psichologas, ar kitas. Tai man atrodo, tas nerimas ir kiti dalykai gali skatinti tiesiog toliau domėtis, toliau gilintis, toliau skaityti, kas yra labai gerai. Bet norisi man pabrėžti tą erdvę, kad įprasti veikimo būdai, ir man labai patinka ta formuluotė, taip kaip veikiau įprastai nebeveikia arba jau nebeaktualu šiuo metu. Tai jeigu būčiau toliau studentas, tai viskas veiktų, bet kai nebesu studentas, nebeveikia, bet kaip būti toliau, dar neatrasti. Ir tas ieškojimas yra tai, kas yra nesaugu, nes galima ir tuos pačius autoritetus prijungti prie mano minties, kad kažkada gal vedė autoritetų nuomonės, požiūriai, kaip reikia daryti, ir žiūrėk, prie kažkokią ribą, kad nebeveikia autoritetų nuomonė arba požiūris ir reikia atrasti savo. Ir tą savo atrasti gali būti labai sudėtinga, ypač tada, kai kliovysi labai stipriai autoritetais, nes tas vis tiek savo požiūrio taško ar savo minties atradimas, jis yra labai labai sunkus procesas. Tai labai geras filmas Mirusių poetų draugija, kur tas mokytojas ir moko juos atrasti, ir ten tokia labai specifinė erdvė, kur viską už tave nusprendžia, tu lankysi tą būrelį, nelankysi ano būrelio, tu darysi taip, anaip, ir kaip atrasti, kaip pačiam nuspręsti, kad tu gali kažkuo būti, tai gali tikrai būti iššūkis. Iškeliavau į prisiminimus apie šitą filmą ir pamiršau, kad dabar turiu aš kažką sakyti, nes podcast'o formatas. Šiaip tai aktualizavosi man tokia mintis, ją esu minėjęs senesniuose epizoduose, ta gremėzdiška jungiška savoka regresyvus personos atkūrimas, regressive restoration of persona, kad kartais žmogus imasi perėjimo būklėje šito. Tai yra, Jungas apčiopia, kad asmenybės brandai vykstant,
jinai vyksta ne visą laiką nuosekliai. Tai yra, kad vyksta tokie keisti psichiniai procesai, kad žmogus siekia kartais grįžti prie ankstesnio tapatumo. Kaip jisai pažodžiu ir sakė, cituoju, kad nuslysti atgal į ankstesnę savo asmenybės raidos pakopą. Citatos pabaiga. Ir kažkuria prasme taip sumažinti savo asmenybės plotį tam, kad išvengti diskomfortų, kurie siejasi su nauju tapatumu. Tai pavyzdžiui, nagi, paeksploatuosiu tavo pavyzdį. Pirmą mėnesį darbe, baigęs studijas ir supratęs, kad ojoj, kiek dar visko nemoku, kiek dar reikia priskaityti, galėjai staigiai stoti į doktorantūrą ir mesti darbą ir suprasti, kad dar reikia daug visko prisimokyti, toliau dar būti, užtęsti studento laikotarpį ir kažkuria prasme taip grįžti į tą ankstesnę stadiją. Ir tų pavyzdžių galima, visokių daug rasti apie tą patį, sakykime, ketvirčio amžiaus krizę, jau anksčiau minėtą pavyzdį ir ilgai užsibūnantį jaunuolį arba, nežinau, tą tuščio lizdo situaciją, kai tėvai išleidžia vaikus iš namų, bet dar vis tiek labai nori būti tėvais ir papasakoti, kaip rengtis, ką valgyti ir panašiai. Kad kažkoks toks noras kibtis į tą seną tapatumą, nors tai yra kažkuria prasme tik tai mėginimai malšinti nerimą ir apsaugoti save tokiam senomis tiesomis, kurios, tampa iš tiesų tik malonesnės netiesos. Tai yra jau nebegaliojančios, tai čia irgi vienas iš tokių saugojimosi būdų, ką mes darom. Arba kartais grįžtame į tokius ankstesnius, bent jau terapijai man tas labai jaučiasi, kai žmogus, sakykime, vis ilgą laiką gyvenime gyveno su įvairiais įsitikinimais, kuo jis privalo arba turi būti, ir tada ateina į terapiją ir nori pokyčio, laipsniškai supranta, kad būtent pokytį ir stabdo tie įsitikinimai, kad aš privalau gyventi taip, reikia daryti tai, turiu būti toks ir toks, o ne kitoks, kad būtent tai yra pagrindinis stabdis. Ir imantis pokyčio dažnai norisi grįžti prie to seno, nes tai yra jaukiau, tai yra kažkoks senas pagrindas, tai aiškesnė orientyrų sistema, kad, taigi aš žinojau, kaip turiu gyventi, kaip reikia būti, kaip reikia elgtis, aš buvau taip išauklėtas arba išauklėta, o tai dabar tu nori man pasakyti, kad aš turiu kažkaip kitaip. Ir čia maždaug, jeigu nori pokyčio, tai jo, reikia kažko naujo imti. Aišku, aš taip nekalbu terapijai, čia tik tai dabar stengiuosi humorą ir lengvumą įnešti į šitą epizodą. Tai čia, sakyčiau, vienas ir iš būdų, bet jų yra tikrai begalė ir man atrodo verta pareflektuoti, kaip mes kartais ginamės nuo pokyčio, nuo reikalingos transformacijos tame perėjime. Pavyzdys gyvatės yra labai geras ir toks irgi konkretus ir siejasi su to savirefleksijos metodu. Gyvatė būtybė šiaip tokia, kuri raumina pasaulyje, šliaužioja, visur keliauja, maisto ieško ir panašiai, bet karts nuo karto ateina tas momentas, kai gyvatė išsineria iš savo odos, seną tapatumą palieka ir tada kurį laiką ten po kokio akmeniu tūno, kol ir tai yra išorinio aktyvumo sumažėjimas. Tūno ten, kol sutvirtėja, šiek tiek labiau nauja oda tampa atspari ir galinti atlaikyti vėl šliaužimą į gyvenimą ir jo iššūkius. Tai toks, atsiprašau visų klausytojų, kurie turi roplių baimę ir gyvačių, bet man šitas pavyzdys atrodo toks labai stiprus ir jis toks archainis šiaip fiksuojamas įvairiose ir religinėse kultūrose. Tai tie pavyzdžiai, man atrodo, labai geri ir ką tu prieš tai minėjai apie drugelį ir tą vikšrą, tai esu skaitęs, kad ir sapnuose atsiranda simboliai, pavyzdžiui, viduramžiaus krizės atveju, kad yra pastebima, kad žmonės sapnuoja kažkokius transformacinius, nežinau, objektus, situacijas, tai ir, pavyzdžiui, tas virtimas į drugelį ar kažkokie panašus simboliai, jie psichikoje kažkaip yra, tai todėl nors sunku įrodyti tą kolektyvinę pasąmonę, bet jos apraiškas mes stebime ir įdomiausia būna, kai žmonės sapnuoja tuos dalykus, kuriais nesidomi arba kurių beveik nežino, arba jeigu žino, tai tada nežino, kad žino, bet jie pasirodo sapnuose kaip kažkokia informacija ir aš atsimenu pats ne per seniausiai vienam savo sapne, aš jo nedetalizuosiu, bet aptikau motyvą vieno labai archaiško kūrinio, kurį aš tik žinau, bet aš jo nesuskaitęs. Tai aš tada puoliau
ieškoti apie kas ten per istorija, kad galbūt man padės truputį geriau tą sapną suprast, bet kad aš visai nesidomėjau, tiesiog esu girdėjęs, kad toks yra, bet negalėčiau niekaip pasakyti, apie ką tas kūrinys, ir tada ėmiau attyrinėti ir gal bus kažkokios naudos, matysim, nes čia dar labai šviežias sapnas, tai dar bus tyrinėjama, žodžiu. Bet prie ko aš noriu dar nukeliauti, tai vat kalbant apie tas strategijas, tai jau paminėjau, viena iš tų strategijų yra refleksija, skamba paprastai, sunku atlikti, bet kitaip čia ir negali būti. Refleksija visada yra skausminga ne visada skausminga, bet dažnai gali būti skausminga patirtis dėl to, kad reflektuojant mes pamatom ir tuos dalykus, kurių mes nenorim pamatyti. Kartu man atrodo, kad svarbu yra, ir tai irgi aprašoma yra literatūrai, tai yra socialinė parama, o priešingybė būtų izoliacija. Tai aš per tokias dichotomijas gal pateiksiu ir tas strategijos, dėl to, kad man atrodo, tai geriau galima tada įsisąmoninti, kokia jų prasmė, nes kodėl svarbi yra socialinė parama, dėl to, kad aš gal šiaip norėčiau paminėti, kad tos perėjimo būsenos ar tos liminalios patirtis, jos gali vykti tokiais 3 lygmenim. Tai pirmas lygmuo tai yra individualus lygmuo, tai yra patirtis, kuri nutiko arba vyksta su žmogumi. Tai gali būti grupinis lygmuo, kad tai yra patirtis, kuri nutiko arba vyksta iki šiol su kažkokia grupe, pavyzdžiui, klase, kursu, šeima, nežinau, kiemu, kolegomis, visus atleido etatų mažinimas. Irgi pereinamoji kažkokia gali būti patirtis. Ir trečias lygmuo tai yra toks visuomenės lygmuo, tai yra patirtis, kai nutinka kažkokie įvykiai, kurie susijęs su labai didelė dalim žmonių arba praktiškai visai žmonėm. Tai, pavyzdžiui, geras to pavyzdys yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, ankstyvieji 90-ieji, puikus pereinamojo etapo pavyzdys, istorinė psichologinė prasme, toks nežinios, neapibrėžtumo, nepriklausomybė kaip ir popieriuje jau paskelbta. Ir net kai kurios šalis pripažino, bet kaip čia bus toliau, o ką reiškia čia būti tiem nepriklausomėm po tiek metų ir kaip čia mes tvarkysimės, jau yra visai neapibrėžta patirtis. COVID pandemija irgi gali būti geras pavyzdys tokio kolektyvinio pereinamojo etapo, kai ar ne, kaip ir užsidarėm kažkeliom savaitėm, jau kaip ir įprastas gyvenimo būdas kuriam laikui sustabdytas, o kaip dabar gyventi, nes vis tiek gyventi reikės, tai dar ne iki galo aišku. Tai tokie 3 lygmenys, ir kodėl aš juos miniu, nes patirtis gali būti labai naudingos kitų žmonių, nebūtinai patarimo prasme, bet tiesiog galbūt buvimo kartu prasme, galbūt emocinės paramos prasme. Dėl to autoriai ir kalba, kad kai kuriais atvejais, kai mes einam per tuos pereinamosius etapus, gali būti labai svarbi ta socialinė parama iš draugų, iš artimųjų, iš pažįstamų, iš kitų žmonių, nes šiaip suegzistuoja grupės nusižudžiusių artimiesiems, grupės sergantiems sunkiom lėtinėm ligom, slaugant ten sunkiai sergant artimą ir panašiai, nes tai yra erdvė ir terpė, kur ta pereinamoji būsena ar ta liminali patirtis gali būti patalpinama visai kitokiam konteineriui. Tai yra, pavyzdžiui, tarp žmonių, kuriems yra pažįstama ta patirtis, arba kurie irgi kažkokiame vienokiam ar kitam sąmyšyje yra vidinė prasme, bet kartu gal kiekvienas iš jų yra kažką jau šitą atradęs. Ir kai tu išgirsti, pavyzdžiui, paramos grupėje iš kokių 10 žmonių, kaip kiekvienas su tokia pačia liga, tarkim, būna, tau gali tai suteikti ir motyvacijos, ir vilties, galbūt gali sukelti ir pyktį, nes kaip šitas gali taip žiūrėti ligą, man taip neišeina žiūrėti, bet tai psichologinė prasme yra svarbus momentas, nes užsidaryti į izoliaciją gali būti labai kenksminga. Tai aišku, kartais ta izoliacija labai svarbi, kai Gediminas minėjo tą gyvatę, kuri užsidaro, kad ta nauja oda atsirastų. Tai jeigu mes kalbėsim apie tuos santykius, ar ne, ir žmogų, kuris ką tik išsiskyrė po ilgalaikių santykių, tai dabar pulti į kitus santykius ar ieškoti kažkokios vien tik tais paramos, tai gali būti irgi kontraproduktyvu, nes galbūt jo raidos užduotis yra biški išmokti būti su savimi labiau, bet vėl būti su savimi nereiškia būti izoliuotai. Tai reiškia, kad tu
būt su savimi neturi būti užsidaręs namuose ar ten būtinai tik tais Tibeto kalnuose kur nors tapti vienuoliu, bet tu turi neprarasti to ryšio su žmonėm ir man atrodo, kad čia yra svarbus dalykas, ypač kai tos patirtis trunka ilgesnį laiką, nes vėlgi svarbu gal paminėti, kad kai kurios patirtis ateina pereinamųjų etapų natūraliai ir jas galima numatyti. Tai vat, ką Gediminas paminėjo, tas gruodžio mėnuo, naujieji metai, kiekvienais metais tas pereinamasis etapas yra, taip gal jis kiekvienais metais kažkoks truputį kitoks, priklauso nuo ten situacijos ekonomikoje, valstybėje, aplinkui ir panašiai, bet tam galima kažkaip irgi ruoštis, numatyti, kad bus tas pereinamasis etapas, arba tie patys mokyklų užbaigimai, studijų užbaigimai, tai galima numatyti, kad vat, toks etapas ateis ir jisai dažniausiai vyksta natūraliai arba bent jau numatytų laiku, tačiau tie tokie priverstiniai kaip ligos, skyrybos, kažkokios netiktis, tai gali būti vat, tie ypač etapai svarbus, kuriuose daug svarbesnė tada tampa socialinė parama negu tuose etapuose, kuriuos galima numatyti. Ir dėl to, man atrodo, taip svarbu, vat, ką autoriai ir tie antropologai tyrinėjantis rašo apie tą ritualų nunykimą, kurį ir Gediminas paminėjo pradžioj, kad tada tarsi nebėra tokios terpės, o kaip kai kurias iš tų patirčių išgyventi. Ir tose ritualuose, pavyzdžiui, jeigu grįžtant prie to iniciacijos ritualo, tai jeigu paskaitytumėt apie tai, kaip vyksta skirtingose gentyse, tose žmonių, ar, pavyzdžiui, kaip su aborigenų, man įdomu buvo pasiskaitėti, kaip ten pas aborigenus vykdavo, tai tenais nėra tik kažkokie išbandymai, nes mes dažniausiai minim, kad yra vat, kažkoks sunkus išbandymas, tenais reikės žodžiu, kažką padaryti ar kažkaip susižaloja ten tie žmonės, bet yra kita dalis, kai tu būni bendruomeniai ir tu gauni daug paslapčių iš tos grupės žmonių, tai gali būti paslaptis apie gyvenimą kažkokios arba kažkokie įgūdžiai išmokstami nauji ar kažkokie dar kiti ritualai, kas tada duoda ne tik tą perimą, kad tu vat, atkentėjai kažką, išbuvai su kažkokiu skausmu ar dar kažko, bet tu ir įgyji kažkokių žinių ir aišku, kodėl tokio pobūdžio ritualas nebeveiktų dabartinį visuomenį, nes neužtenka kažką susižaloti ir gauti ten iš šamano paslapčių kažkokių, kad tu galėtum išbūt, kaip ką tu galėdavai genty padaryti, tai tau vis tiek reikės tikriausiai vakarietiškai visuomeniai dirbti, tikriausiai reikės kažko išmokti, nebūtinai universitete, bet kažkokio amato įgūdžio ir panašiai. Tai tokia forma tie ritualai gal nebeveiktų, bet kitokią formą, tai man atrodo svarbu tų ritualų ieškoti, nes tai gali būti irgi tokia talpykla. Dėl to ir psichologijai galima atrasti, kai žmonės ieško tada, pavyzdžiui, kaip susitvarkyti su netektim ir žmonės ieško savo ritualo, kas jam būtų. Ne kažkoks universalus, kaip kažkas ten kažkur darė, bet kas šitam konkrečiam žmogui, galbūt kažkoks veiksmas, galbūt kažkoks procesas būtų va tas būdas kažkaip tvarkyti su netektim arba uždaryti kažkokią patirtį, ar ne, arba jeigu negaliu atsisveikinti su vat, studentišku gyvenimu labai, tai irgi galima ieškoti ir kažkokio ritualo, kažkokios patirties, kuri galėtų, na bent jau emocinė prasme, bandyti uždaryti tą patirtį, bet čia vėl reikalauja daug tokio kūrybiškumo, nes vienam bus išvyka į kalnus ir ten pabūt, pamedituot, kažkam, nežinau, raftingu praplaukt, kitam, nežinau, išvykti ten, nežinau, miške kur nors susidaryti, trečiam, nežinau, žiūrėti filmus kažkokius, nežinau, Ingmaro Bergmano, kur ten mirksi peniai kaip 25 kadras tose filmuose ir tada reflektuoti save ir panašiai. Nu, žodžiu, gali visokių tų patirčių būti. Netikėta pabaiga. Tiesiog prisiminiau Ingmaro Bergmano filmą, kurį žiūrėjau ir tenais pradėjo mirksėti ir mes, kadangi su grupe žmonių žiūrėjom, ir aš pradėjau galvoti, ar aš vienas tą mirksintį penį matau, ar ir kiti jį mato, ar čia jau mano pasąmonė kažką. Ten buvo kažkoks režisūrinis sprendimas, kad taip epizodiškai sumirksi lytinius organus. Okay. Gerai, tai prisijungsiu prie tavęs irgi prie tokių gal, sakykime, momentų, kurie galbūt gali būti vertingi apsvarstyti ar į juos remtis perėjimo metu. Tai gal taip pačiu bendriausiu žvilgsniu, tai panašiai kaip ir su lėliukės įvaizdžiu,
Tai aš sakyčiau, kad perėjimo laikas yra tas, kas gal savaime labiau prašosi didesnio išorinio pasyvumo ir didesnio vidinio aktyvumo. Nes kai nėra aiškios krypties kažkur labai greitai bėgti, tai yra keistas užsiėmimas mažų mažiausiai. Bet jeigu taip giliau žvelgiant, tai perėjimo laikas reikalauja tokios negriebiančios gyvenimo laikysenos, tokios, kur neužmetam mes pasauliui savo tikslų, lūkesčių, neprimetam jam valios savo ir kažkuria prasme taip atleidžiam tą ranką ir leidžiam dalykams skleistis savaip, to nereguliuojant, nestruktūruojant, taip leidžiant savo atsiverti būčiai filosofinė prasme. Tai toks ramus leidimas būti. Ir šiaip jau tai reikštų nepasyvumą. Tai nėra pasyvumas, tai toks tylus vidinis aktyvumas. Ir kodėl aš tą sakau, nes ir terapijoje pastebiu su žmonėmis, kad tas toks, sakykime, mintis apie skirimą savo laiko tiesiog, nežinau, pasivaikščioti su savimi ar kažkaip įsiklausyti į save, dažnai žmonių patiriamas kaip toks pasyvumas, nenaudingas laikas, kažkas, ko neturėtų, reikia būti naudingu visą laiką. Ir čia aktualizuosiu man patinkančio filosofo Byung-Chul Hano, apie kurį beje trumpa reklaminė pertraukėlė, įrašiau epizodą ir jis yra mūsų Contribui puslapyje. Rėmėjai sako, kad visai geras gavosi, todėl rekomenduoju prisijungti prie Contribui ir išgirsti daugiau jo minčių. Tai Net ne visai geras, o labai geras. Gediminas kuklinasi, daugumą nuomonių labai geras, labai patiko ir norim dar. Tai žodžiu, jeigu norit ir jūs, prašom prisijungti. Ok, gerai. Tai va, geros labai Byung-Chul Hano mintis, kurias aš tiesiog perteikiau ir perteiksiu ir čionais. Tai yra, kad jisai lygina, žvelgdamas į šiuolaikinį žmogų, turistą su piligrimu. Tai man atrodo, kad šitos mintis labai mūsų perėjimo temai yra aktualius ir va tam, ką reiškia būti tame. Tai yra, kad piligrimo ir turisto santykis su tarpinė erdve tarp objekto A ir tarp objekto B yra radikaliai skirtingas. Tai yra tas intervalas, kuris skiria vietą išvykimo nuo atvykimo vietos. Tas kelias, ta tarpinė pereinamoji erdvė. Tai piligrimo kelias, Hanas sakytų, nėra tuščias. Perėjimai nuo vienos vietos prie kitos yra prisodrinti prasmės, kaip kokia malda. Jie yra tiršti prasmės, nes tai nėra tiesiog perėjimas iš čia į ten, iš vienos lankytinos vietos į kitą lankytiną vietą, iš vieno objekto į kitą, iš čia į ten. Pats perėjimas, ėjimas yra apgaubtas lūkesčiu, kad jame įvyks tam tikras išganimas. Jis yra prisodrintas prasmės. Todėl piligrimas nėra turistas. Turistui perėjimai nuo vieno lankytino objekto prie kito yra tokie, kuriuos reikia optimizuoti, sutrumpinti, suplanuoti, kad kelionėje kuo daugiau būtų aplankyta tų lankytinų vietų ir kuo mažiau būtų tų nevietų, tų tuščių erdvių, tos, kurios apie nieką, perėjimai, pravažiavimai. Ir va toks yra šiuolaikinio žmogaus santykis su laiku ir su perėjimais, diagnozuotų Hanas. Ir tokiu būdu galima būtų pratęsti jo mintį, kad šiuolaikinio žmogaus gyvenimo patirtis yra nuskurdinama. Tai va čia grįžtų prie to pasyvumo, kad išoriškai tarsi prašosi lyg ir pasyvumo, bet tai nėra toks pasyvumas, kuris yra nenaudingas, ką dažnam žmogui iš šiuolaikinio žmogaus perspektyvų norisi optimizuoti, sutrumpinti ir panašiai. Kad veikiau tai yra toks neleidimas mano veiklai ir mano kasdieniai, rutinai ar rūpesčiams pasiglemžti mano būties. O tas prašosi tokios savitos distancijos. Ir čia jau, kaip ir viskas gyvenime, labai nevienreikšmiška ir skirtingiam žmonėms skirtingi dalykai galioja, kad tu, Vitalijau, maždaug išskleidai, kad socialinė parama tikrai yra labai svarbi ir su kuo aš sutinku, ir kad izoliacija, vienatvė turi savo rizikų. Aš atvirkščiai irgi sakyčiau tą patį, kad irgi su kitais buvimas turi taip pat tam tikrų rizikų, neišgirsti kas savo, bet perimti kas kitam suveikia ar artima ir taip galbūt bet čia vėlgi labai priklauso nuo situacijos, tai vėlgi nekalbu iš normatyvinės perspektyvos, bet kas tikrai padeda, tai tas toks gili savirefleksija ir, sakyčiau, gal keli klausimai, kuriuos irgi galima savo užduoti, jų gali būti irgi begalė perėjimo laikotarpyje, tai yra, pavyzdžiui, visų pirma, ar galiu sau leisti būti be atsakymų? Ar legalus man toks būvis, kad dabar
būsiu be krypties, būsiu atsakymu, aš galiu leisti savo tame būti, ar man čia reikia dabar spragėti, spurdėti, kažkaip tą užkamšyti. Ar aš galiu leisti savo būti laike ir leisti orientyrams patiems po truputį išryškėti, iškilti, dėliotis, nesiekdamas sukonstruoti staigiai, perplanuoti kažkokią tai naują būvę. Ar galiu savo leisti, neturėdamas krypties, nejudėti kokią nors kryptimi? Aš pastebiu kaip psichologas darbe, kad žmonės retai kada sau leidžia šitos momentus. Taip pat visą laiką svarbu paklausti, aišku, ko man šitame etape labiausiai reikia, kokia pagalba, ar tai vėlgi labiau izoliacija, vienatvė, ar labiau socialinė parama, kas tai bebūtų, ar būtent galbūt kaip tik psichoterapijos proceso tuo metu reikėtų, ar dar kažkokių kitokių momentų, tai yra kokie gali būti pagalbininkai manyje šiuo metu. Manyje pasakiau netyčia, nes iškart jau galvojau priekį apie mintį, ar aš savo pats galiu būti pagalbininku tame. Ir tokiu švelniu palidovu, ar vis dėlto aš būnu savo kažkokiu teisėju, kuris kritikuoja, kad tu dabar čia pasimetęs, nieko nežinai, vat visi kiti turi krypti jau ten, nežinau, kurie šeimas daro karjeras, o tu vis dar ieškai savęs ir ten dar kažkaip. Ir tikrai labai svarbus klausimas, man atrodo, yra, kam aš esu pasiruošęs paleisti ir kam esu pasiryžęs atsiduoti, kalbant apie seną mirtį ir naują pradžią. Ir čia svarbus momentas, kaip filosofiškai tai beskambėtų, man apskritai atrodo perėjimo temai, kartais ta tokia racionali kalba, jinai gal užlūžta ir kartais gal net perėjimo temai tiktų labiau poetinė, labiau vos ne religinė terminija, kuri taip labiau gal užčiopia tai, ne šiaip savo, bet religinės sistemos ir buvo labai susijusios su transformacijomis ir ritualais ir apie tą ritualų nykimą kalbant, kad mes nemažai ką praradome, bet tai nėra evangelizavimas, kvietimas dabar kažko tikėti. Bet gal egzistenciškai žiūrint, tai tas leidimas mirti senoms formoms ir atsiverti naujo pasaulio kūrimuisi irgi yra svarbus. Kad kažkoks toks sąmoningas savo įsivardinimas ir ne tik toks, pasakiau ir viskas, bet nusiteikimas mirti senam gyvenimui ir gimti naujam kažkokiam ne biologiniam, bet psichologiniam gimimui. Tai irgi, man atrodo, svarbi vidinės laikysenos dalis perėjimo metu. Ir tas prašosi tokio, sakykime, atvirumo, kuris ateina su nerimu, su baime jau minėjau, bet irgi, man atrodo, verta apsvarstyti, tai kiek pereinamuose laikotarpiuose aš esu atviras, pavyzdžiui, vidiniam kvietimui kažkokiam. Tikrai įsiklausyti tam, kas iš mano vidaus ateis, kas man yra svarbu artima, nepaisant to, kad galbūt man iš pirmo žvilgsnio nepatiks. Aš pagalvosiu, kaip čia, ašgi negaliu savo leisti to norėti, negaliu leisti savo apie tai svajoti, kaip aš čia dabar mesiuosi tokia kryptimi. Arba galų gale, vėlgi per tą įvaizdį vikšro galima savęs irgi paklausti, ar aš dar ilgai ketinu gyventi ir šliaužioti kaip tas vikšras, ar vis dėlto esu pasirengęs šitoj vietoj kažkaip įeiti tą lėliukę ir kažkurio metu ten tuo drugeliu išskristi. Jėzau, kaip čia dabar skambu. Gerai, toliau. Atvirumas autentiškumui, man atrodo, čia yra labai dar vienas svarbus momentas, kuris padeda, tai yra davimas savo leidimo perėjimo metu leisti iškilti arba, kad ir iškart, būti tuo, ko iš tikrųjų esi. Easy to say, lengva pasakyti, sunku padaryti. Bet, man atrodo, labai, labai svarbus toks orientyras, kuris, irgi ties to išbūti kažkaip, man atrodo, dažnai būna iššūkis ir mes apsisaugom įvairiomis formomis. Lygiai taip pat, man atrodo, atvirumo ne tik tai vidiniam kvietimui, autentiškumui, bet ir pasaulio neapibrėžtumui reikalauja perėjimo laikotarpį. Tai yra, kad kažkas yra neužbaigta ir tie visi projektai yra atviri ir tas toks atvira laikysena, gal tokia vėlgi neišgriebiančios rankos, gal net ne iš akies, bet labiau iš ausies eiti per pasaulį įsiklausant. Kam kviečia man? Kas man suskamba? Kas man artima kituose? Kas, nežinau, kažkaip pajuntu, kad mane traukia galbūt kažkoks toks momentas. Tai, man atrodo, šitie momentai gali padėti tokie kaip orientyrai savo įsivardinti, dabar man šitas etapas bus apie šitos dalykus. Aš atsiversiu tam, aš leisiu kažkam baigtis, aš būsiu su šitais klausimais ir leisiu laikui bėgant tiems atsakymams pamažu iškilti, neskubėdamas juos atsakyti. Žinoma, vėlgi, lengva tai pasakyti, bet jeigu taip rimtai žiūrint, man regis, kad tokie etapai šiaip reikalauja tokių kartais net pamatinių žmogiškų momentų,
kad visa tai neapkarstų ir netaptų, nežinau, depresija ir didžiuliu sunkumu, tai, na, tokių bendražmogiškų dalykų, kaip pavyzdžiui, tikėjimo, kad kažkaip visą tai pereisiu, kad kažkokia vizija išsigrynins, kad kažkas išsipildys, su tuo norisi paminėti, kad ir vilties prašosi, kad dykvietė, ta dykuma, per kurią dabar einu, kad nebus galutinė, kad neteks man čia gyventi, kad aš kažkaip pereisiu, kad tai yra laikinas etapas, kažkokia atkarpa gyvenimo ir kad laikui bėgant kažkas išsikristalizuos su mano vidinėmis aktyviomis pastangomis. Ne šiaip, kad pasyviai pupsau ir dabar, praeis. Tai čia, žinoma, iš to nieko nebus. Čia įtraukiant domėn visą tą vidinį aktyvumą, kurį ir Vitalijus minėjo, ir apie kurį aš miniu, kad dedant tas pastangas, leidžiant vykti tai transformacijai, įsiklausant, kad tai kažkaip baigsis. Ir visam tam, man atrodo, reikia drąsos. Kas yra irgi toks, na, sakykime, lengva pasakyti apie drąsą, bet nėra lengva ją išskleisti kaip tokį labai fundamentalų ir svarbų žmogiškojo patyrimo aspektą. Man atrodo, tą puikiai padarė filosofas Polas Tilichas knygoje Drąsa būti, kad tai prašosi tokios žymiai labiau pamatinės drąsos, negu šiaip, kad kažką bijau padarau. Kad tai yra tokia reikalinga drąsa būti nepaisant nebūties. Vat tuos žodžius, man atrodo, gerai talpinasi, tai kad tokia drąsa kaip pasiryžimas būti, drąsa kaip pasiryžimas veikti. Kažkuria prasme, Emi Van Dorzen, psichoterapeutė egzistencinė viena, yra pasakius, kad drąsa kaip ataka, kaip smūgis. Tuose gyvenimo momentuose, kai mes esam netekę drąsos, netekę orientyro, kad kaip ataka tam, ne tai, kad dabar kažkokiam konkrečiam veiksmui ir krypčiai, bet tam nusiteikimui tą atrasti, paimti gyvenimą į savo rankas, susitelkti ir nusiteikti sąmoningai, valingai, išoriškai neveikti ir leisti tam vidiniui aktyvumui būti. Kad tas tikrai prašosi drąsos, mums norisi nuo to pabėgti, nes tai yra baugu, nestabilu, nesaugu, be pagrindo, bet šitie dalykai, man atrodo, o dabar ar juos pasimti iš kito, ar savyje ieškoti, ar kur ten bebūtų, tai man atrodo kiekvienam žmogui, kas tik patinka ir tinka, ir kas įsivertinus yra artima, tai so be it. Ir jeigu kažkam sunku būti drąsiam ar drąsiai, tai man tai kitas žodis dar ateina smalsumas, nes galima statyti, pavyzdžiui, drąsa versus baimė, galima kitą dichotomiją paimti baimę versus smalsumas, kad kai mes bijom, mes dažnai ir nesidomim kažko ir netyrinėjom, nes kažkas nuo kažko norisi atsitraukti. Tai viena iš tokių strategijų irgi galėtų būti smalsumas. Tai yra smalsiai priimti, bet čia vėl kartu niekaip neišvengsim priėmimo, nes jeigu aš nepriimu tos patirties, kaip tokios neapibrėžtos, gal keliančios diskomfortą, nesaugumą ir panašiai, tai aš turbūt jos vengsiu, bet jeigu aš gebu ją priimti, tai galbūt užteks tada, nežinau, energijos, drąsos ar kažko, ar tada smalsiai tą patirtį priimti smalsiai, tai su tokiais klausimais, kurie vestų į tokį atradimą ir tyrinėjimą. Tai kokios mano dabar galimybės, arba kaip čia dabar bus, arba kaip čia aš galėčiau dabar būti, arba ko aš šitoj situacijai norėčiau, arba, kaip man pažįstama būti yra, ir kaip yra nepažįstama būti, bet gal aš norėčiau išbandyti. Tai žodžiu, kad tas smalsumas yra tikrai labai svarbi, ir aš pavadinčiau iš toj vietoj jau nebe kaip savybę, bet kaip ir laikysena, nes gali būti žmonės iš prigimties smalsus, bet galima ir tą smalsią laikyseną ugdyti. Tai reiškia kažkaip tyrinėti. Ir man vis tiek, kas labai išsinešė per analitinės psichoterapijos studijas, tai yra tas toks tikrai smalsus, priimantis ir kantrus toks požiūris ir laikysena visokių tokių neapibrėžtų situacijų atžvilgių. Ir mūsų analitikai tikrai ne kartą mum yra viena ar kita forma minėję, tai jo, kažkaip čia nesaugu, neapibrėžta, neaišku, bet gerai, pažiūrim, kas iškils. Tai, taip, analitikam rūpi sapnai, jie domis, tai jie galbūt sakys, pažiūrim, kokie sapnai iškils, arba pažiūrim, kokie vaizdiniai iškils. Tai gali žmogus nesapnuoti, čia tikrai neprivaloma kiekvienam dabar sapnuose ieškoti atsakymų, bet čia labiau aš šitą pavyzdį miniu, kaip tas smalsi ir priimanti ir kantri laikysena gali veikti. Tai aš būnu, dabar niekas neateina, neatėjo šiandien, neatėjo, nežinau, rytoj, bet gal 3 ar 4 dieną kažkas ateis. Ir šiaip jau psichika
tenka pripažinti, jinai vis tiek kažką paduoda. Ir kiek dirbau ir dirbu iki šiol su klientais, su kuriais esam užstrigimuose ir kurie geba toj laikysenoj, tokioj priimančioj ir smalsume būti, tai tikrai kažką atneša psichika viena ar kita forma. Per kažkokias situacijas, per kažkokius sinchroniškumus, per sapnus, per vaizdinius, per idėjas kažkokias kylančias, tai tikrai kažkas iškyla. Ir dėl to svarbu, vat greta tų strategijų man paminėt gal ir netikėtas čia bus pavyzdys, bet kūrybiškumo vystymą. Tai kūrybiškumo vystymą kad ir per tų pačių vaizdinių kažkokį ar atėjimą, ar prieimimą, tai galima juos kažkaip plėtoti, ar ne? Jeigu man kilo kažkokia idėja ar kažkoks vaizdinys, galima išrašyti. Tada kas iš tos idėjos seka, kažkoks minčių žemėlapis. Galima piešti kažkokius vaizdinius, galima kitokiom formom, nežinau, lipdyti dar kaip nors. Nesvarbu, kokia ta kūrybiškumo forma, bet kartu su smalsumu ir tais iškilusiais turiniais, kūrybiškumas gali juos, na, kaip ir padėti, taip sakyčiau, amplifikuoti ir išdidinti. Jeigu aš jau paėmiau kažkokią idėją, ar ne, gal, jeigu ir jinai man patiko, galbūt aš galiu ją tada plėtoti ir pažiūrėti, kas bus. Kas bus, jeigu aš ją paplėtosiu tiek ir tiek laiko, arba kas bus, jeigu tokia kryptim tą idėją paplėtosiu. Ir tas kūrybiškumas tai yra irgi žmogaus resursas. Ir kad ir apie ką kalbėtume, ar tai būtų krizės, ar nerimas, ar depresija, ar pereinamieji etapai, kūrybiškumas žmogui visada pasitarnauja, nes kūrybiškumas yra kažkur energijos nukreipimas. Ir tai, ką dar kalbėjo nuo senų senovės Freudas, sublimacija, ar ne, tai kai žmogus turi kažkokią labai energiją, ar tai seksualinę, ar tai nerimo energiją, ar baimės, jeigu jis ją geba paversti kažkokia produktyvia veikla, kažkokiu kūrybiniu darbu, ar paveikslu, ar kūriniu, ar eilėraščiu, ar you name it, tai žmogui labai pasitarnauja, nes tada ta energija tampa nebe destruktyvi, bet jinai gali būti kažkokia kreatyvi ir produktyvi. Tai kiekvienas iš mūsų kažkokiom kūrybiškumo formom užsiemam, galbūt mes ne visi norim tą pripažinti, ar ne visi mes užskaitom tai, bet tuo galima pasinaudoti irgi per šitos perėjimo etapus. Ir turbūt dar ką noris paminėti iš to, ką Gediminas kalbėjo, vis tiek man tai peršasi mintis iš to, ką tu sakai, Gediminai, kad svarbu savo tempų įdėti, kai tu kalbėjai, kad leisti iškilti, leisti kažkaip būti, ir man ta frazė savo tempų. Ir aš prisimenu tikrai žmonės, kurie buvo kažkokiuose pereinamuose etapuose, nežinau, pavyzdžiui, tos pačios skyrybos, ar ne, kažkas nori skirtis, kažkam užtenka keletą savaičių, kad priimti tą sprendimą, susidėlioti ir išeiti. Kažkas gali 2 metus skirtis ir sakys, kad nu tai jeigu aš čia būčiau prieš 2 metus išsiskyręs, tai gal būtų kitai buvę. Tikriausiai nebūtų, kad čia buvo to žmogaus tempas, kažkas viduj turėjo augti, bręsti, neskau, kad čia geriausias, idealiausias būdas, bet tą irgi kaip duotybę tam tikrą priimti, kad čia šito žmogaus tempas, nežinau, 2 metus ieškoti kelio iš santykių, kurie yra nelaimingi. Kažkieno ten tempas yra, ar ne, kelios savaitės. Ir čia ne tik skyrybos, čia tik pavyzdys, kuris iškilo, bet yra įvairiausių situacijų gyvenime, kur labai svarbu priimti ir pripažinti tą savo tempą. Ir čia kur gali pakišti koją, tas socialinis ratas ir lyginimasis, kai mes matome žmonės su panašiom patirtim ar panašiuose užstrigimuose. Aišku, subjektyvi patirtis gali būti labai labai skirtinga, bet tarkim išoriškai panaši patirtis, ar ne, netektis, skyrybos, nežinau, atleido iš darbo, ar ne, kaip ir išoriškai panaši patirtis, subjektyvi skirtinga, bet aš matau, kad tas žmogus labai labai greitai kažkaip išėjo iš tos patirties ir jisai labai kažkaip dabar gyvena puikiai ir greit susirado, nežinau, kitą darbą, kitus santykius. Tai viena, mes nežinom, mes matom tik išorinę kito žmogaus patirtį ir mes nežinom, ką jisai subjektyviai išgyvena, gal jis pasirinkęs kitus santykius ar kitą darbą toliau viduje labai kenčia. O antra ta dalis, kad jisai turi savo tempą. Gal jisai turėjo kažkokius prieinamus resursus, kurie man šiuo metu yra neprieinami, nes aš jų tiesiog neatradęs. Ir dėl ko čia ta refleksija tokia svarbi, kurią ir tu mini, ir aš minėjau ne vieną kartą, nes refleksija gali padėti atrasti ir kūrybiškumas kartu tuos resursus. Nes jeigu aš gebu pasinaudoti resursais, aš galiu
galiu tada tokiu būdu išjudėti iš situacijos. Bet tas savo tempo pripažinimas ir priėmimas yra labai svarbus. Ir aš tikrai nemažai kartų esu darbe su žmonėm praleidęs laiko, kad jie priimtų tą savo tempą, kad jie vat gali vat tik tokiu dabar greičiu judėti. Ir būnam dabar su tokiu greičiu, kai atsiras kita pavara, kai galima bus antrą pavarą jungti, tikrai jungsim, bet kol nėra galimybės antros jungti, judam pirmą pavarą. Arba kartais net atbulinę pavarą tenka biškai pavažiuoti, ką Gediminas kalbėjo apie tą regresiją personas ar apskritai žmogaus regresavimą, kad kartais net tenka atgal pavažiuoti, kad galėtum išvažiuoti prieki. Kas labai su automobiliu nutinka ir situacija, kad galėtum išsisukti kažkur, negali visą laiką tik į priekį važiuoti, kartais tenka ir atbulin, ir zigzagais pavažinėti. Tai. Labai geros mintis, patiko man tavęs klausyti ir pasufleravo porą momentų, kad kai tu kalbėjai ir apie nekantrumą ir kitus momentus, kažkaip kilo mintis, kad gal apskritai gerai visai įsivertinti tai, koks ar kokia aš esu perėjimo laikotarpiuose. Vat koks mano santykis su tuo, ar aš kantrus ar nekantrus, arba per tą vaizdinį, kai aš einu per dykumą, tai kaip aš ten einu? Burbėdamas, piktas, pasidavęs, skubantis, kažkaip besidraskantis, norintis kuo greičiau praeiti, gal nusivylęs, gal netikintis, o gal panikuojantis, nuolatiniai baimėje, kad kažko nėra, gal sugriūvantis, o gal greunantis, o gal padedantis, gal priemantis. Galbūt priešingai, nežinau, atviras, drąsus, ryžtingas, besiviliantis, ramus, nuoseklus. Na va čia toks, galvoju, kad savirefleksijai gali būti visai turbūt naudinga tokia savo diagnostika pasidaryti. Tai kaip aš būnu perėjimo laikotarpyje ir kame tas mano buvimo būdas kokius pavojus neša, ar gal ribotumas. Ir galbūt pasirodo galėčiau apsiverti kitokiom patirtim. Kitas man dalykas, kuris iššoko, prisiminiau, kai teko garbė bendrauti su Karlu Gustavu Jungu ir jis man uždavė klausimą, o tai koks, Gediminai, tavo asmeninis mitas yra, kuriuo tu gyveni. Aš žinoma, bendravau per jo knygas, skaitydamas jo knygas. Tai, bet man taip labai asmeniškai palėtė tas jo klausimas, jisai kalbėdamas apie tokį vėlgi šiuolaikinį sekuliarėjantį pasaulį, kai religijos ir mitologijos reikšmė vis labiau mąžta. Ir jis ten kažkurio metu pakreipia tai prie individo mito, kad individui lieka užduotis kažkokį tai savo asmeninį mitą gyventi šitam pasauliu. Ir jis taip iškėlė klausimą, tai koks tavo asmeninis mitas? Jis pats savo kėlė tą klausimą visą gyvenimą, koks jo yra asmeninis mitas, kuriuo jisai gyvena. Ir čia, man atrodo, toks labai fundamentalus ir svarbus irgi klausimas apie tai ar yra už visų mano kasdienių projektų, siekių, kažkoks atsitraukus nuo buitinių realijų, nuo socialinių realijų, nuo profesinių realijų, nuo veiklų realijų. Ar yra kažkoks surišantis mano gyvenimą pasakojimas, kažkoks naratyvas, kažkokia istorija, kurią aš gyvenu. Čia nereiškia, kad jinai turi būti, bet galbūt svarbus pastebėjimas, galvojant apie perėjimo laikotarpius, ką mes minėjom, kad kultūriškai, kai būdavo pasakojimas ir jį įpinta perėjimas, tai kažkaip žmogus turėjo tokią ir kultūrinę, ir socialinę, kartu ir individualią pasaulėžiūrinę atramą per tai eiti. Dabar tenka našta individui, bet ir atsakomybė individui galbūt galima kažkaip tuose perėjimo momentuose kažkaip remtis į kažkokį tai savo asmeninį pasakojimą, kuris man svarbus ir išlieka nepaisant to, kas ten kinta išorinio gyvenimo realijos, ar ten kinta santykiai, darbai, profesijos, aplinkybės, kažkokios vietos gyvenamos, ar dar kažkokie sunkumai ištinka, lygos ar kiti įvardinti šitam epizode momentai. Ir kartu, man atrodo, kad tas perėjimo laikotarpis yra ne tik tai galimybė atsiremti į tokią pasakojimą, bet yra ir galimybė tokiam pasakojimui užgimti. Ir gal apskritai čia taip, judant prie pabaigos, man norisi porą akcentų uždėti apie tą, nemažai mes kalbėjom, kuo sunkus yra perėjimas ir kaip patiriama, nemažai kalbėjome jau ir į ką remtis tame, bet dar norisi akcentą uždėti atskirai, apie tą vertę perėjimų ir prasmę ir naudingumą, kad nors tai, kas yra sunku, iš tiesų yra labai mums naudinga, tai kokia čia galėtų pirštis išvada iš viso to, ką mes kalbam, tai kad tas tarpinė tokia egzistencija, nei čia, nei ten,
nei tada, nei dar kažkokioje ateityje, nei praeityje, kad tai yra ne tik toks laikinas pereinamasis laikotarpis, bet tai yra tokia gili būties patirtis, kuri susijusi su mūsų tapatybė, su patiriamu laiku, su patiriamais pasirinkimais, su patiriama prasme gyvenimo. Ir tiek, kiek mes atsiveriam ir esam sąmoningi, atviri ir, įsiklausantis tuose pereinamuose laikotarpiuose į šitas, tokias faktinės aplinkybės ir šitos fundamentalius klausimus, tiek mes turime galimybių atsiverti tiem klausimam ir iškilti kažkokiem atsakymams, kurie susijęs su ten tapatybė ar ten mūsų prasme gyvenimo ar to pasakojime. Kitaip tariant, man norisi taip akcentą uždėti, kad tai nėra problema, kurią reikia spręsti. Perėjimas, kad staigiai čia dabar optimizuoti ir pereiti į kitą nuoseklumą, kad tai yra esminė gyvenimo sudėtamoji ir priešingai tai yra erdvė, kuri atveria galimybės, tai yra to autentiškumo vieta, tai yra terpė, kurioje galima patirti laisvę, pamatinę savo gyvenimo, autorystės laisvę, kūrimosi to gyvenimo, kuris yra tikrai svarbus. Tai yra ta terpė, kur nukrenta visi įvairūs socialiniai vaidmenys, rolės, kaukės, nustoja veikti įpročiai, automatizmai. Ir galima pajausti, suvokti, užčiuopti, kas yra giliai tikra, giliai artima mumise. Ir šita tema, man atrodo, ir kalbėjimas apie tai, kad apie tos perėjimo laikotarpius vėlgi primena ir iškelia dar sykį tą tokią pamatinę realybę, pamatinę dilemą apie žmogų, kad žmogus, yra ta būtybė, kuri viena vertus ne tik nori, bet ir atsisako savo norų. Ne tik nori pokyčio, bet ir jo vengia. Dažnas žmogus kažkaip atpažįsta savyje norą tapti autentiškesniu, norą gyventi kažkokį tikrą savo gyvenimą, norą būti kažkaip gyvenimo paliestu, sujaudintu, patirti kažkokią tai ar nuotykį, ar meilę, ar gyvybingumą, jaustis gyvu, išgyventi įdomią istoriją. Juk realiai, sakyčiau, tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl mes taip godžiai vartojam įvairias tas herojų istorijas kine norėjau pasakyti, knygose, pasakojimuose, kitų žmonių galų gale istorijose ar storiuose, whatever. Ir kartu mes bijom prarastą pagrindą, bijom tą pažįstamumo, savumo, familiarumo pagrindą prarasti, bijom atsisakyti atsakymų, kurie jau seniai išėjo galbūt išgaliojimai klausimus, kas aš esu, ir patirti tą nesvarumą. Bet be to perėjimo, be leidimosi į tą nuotykį, kartais gali būti taip, kad lieka tik tuščios formos, kurios jau išėjusios iš savo galiojimo. Ir čia man gal taip norisi percituoti, perfrazuoti Simone de Beauvoir. Egzistencialistai yra pasakiusi kažką panašaus į tai, kad gyvenimas, kuris yra paskirtas vien tik tai išlaikymui esamų status quo, nėra gyvenimas. Tai yra pastangos nemirti. Tai tiesiog tas išlikimo būvis. Tai vėlgi, tai nėra kažkas, ką dabar aš sakau, ką turėtų čia kiekvienas siekti. Tai manau, kad viskas okei yra su žmonėmis, kurie savo gyvenime nenori nuotykio. Ir galbūt savo ramiai yra taikiai su savimi priėmė ir nusprendė, kad man okei būti tam savo dešair, ir jeigu ateina kažkokie Gandalfai pas mane ir sako, reikia nešti žiedą, aš sakau, eik tu Gandalfai ten pas tuos kitus, aš pas save ramiai čia, čipsus pakramsnosiu ir pažiūrėsiu teliką. Tai kažkoks toks concluding remarks. Taip, tai man tai aš irgi trumpą apibendrinimą be abejo padarysiu, tiesiog dar paskutinę gal mintį noris pridėti, kadangi mes akcentavom daug tokio leidimo būti ir pabūti toj patirtį ir pažiūrėti, kas iškyla. Aš jau girdžiu čia, aišku, vaizduotėj susikūriau, bet jau girdžiu tuos skeptikų balsus, kurie sako, kad vėl psichologai kalba, kaip būtent jausmuose ar kažkokiose būsenose, tai kiek čia galima juose būti ir, tai ką, būnu. Tai visiškai sutinku ir čia yra labai svarbu ir aš grįšiu prie teiginio, kurį minėjau ir pradžioje epizodo, kad viena iš grėsmių yra neleisti savo būti visiškai tokioj patirty ir bandyti jos kuo labiau išvengti. Kita grėsmė tai
pernelyg ilgai užsibūt. Kas yra pernelyg ilgai, mes dėja negalim atsakyti, nes kiekvienam žmogui yra skirtingos ribos, bet kad pernelyg ilgai neužsibūtume tose patirtise, tai be abejo, kai grįžtam prie refleksijos svarbos tokių etapų metu, tai labai svarbu tada klausti ir reflektuoti, tai kaip aš būnu tame, tai kai aš taip būnu, ką aš darau, arba ko nedarau, arba kai aš esu nežinantis, tai kaip aš elgiuosi tada, tai kaip aš vis tiek būnu, kai aš nežinau, kaip būti, nes vis tiek žmogus kažkaip tada būna, kažkas sėdi ant kėdės, kažkas guli lovai, kažkas keliauja, kažkas sėdi rašo į savo žurnalą, dienoraštį ar kažkur, tai vis tiek tai yra kažkokie tai buvimo būdai. Ir tikrai labai svarbu keltos klausimus, ne tik apie leidimą savo išbūti ir laukti, kas iškyla, bet kartu ir klausti savęs aktyviai vidinė prasme, tai kaip aš būnu ir tada taip, kaip aš būnu, kaip mane tai veikia. Arba tai, kai aš tą darau, kaip mane tai veikia. Nes dažnai žmonės daro, tikrai pasikartosiu, bet automatu ir visai nereflektuoja, kaip veikia. Ir kad tai man pažįstamas yra šitas būdas yra mano senas veikimo būdas, kaip jis mane veikia, jis mane veikia neigiamai, bet aš toliau jį kartoju. Tai, vakar memą įkėliau į dialogo Instagramą, gal kažkas iš klausytojų matė, kur tenais yra, vyras bučiuoja moterį ir kita moteris žiūri ir ten surašyta, kad ir jis taip bučiuoja, taip tarsi biški prievartiniu tokiu būdu, ar kažkaip ta moteris nelabai nori, tai tas vyras, kuris bučiuoja, yra senas paternas, senas elgesio modelis, ta bučiuojama moteris yra ta, kuri aš kartoju tą seną modelį ir tada dar trečias tai yra stebėtas, kad aš matau save, kaip aš kartoju tą seną modelį. Tai aš kaip ir reflektuoju, bet vis tiek kartoju. Tai reflektuoti iki tiek, kol galima būtų sustoti arba nedaryti to seno modelio, arba daryti kažkokį naują, arba ieškoti bent jau to naujo modelio. Tai tikrai šitą mintim norisi man paminėti, kad buvimas yra labai svarbu, bet yra kitas kraštutinumas, tai yra per daug užsibūti ir nieko nedaryti. Tai kaip ir alchemikai, kas domisi alchemija ir žino ten tas virimo visas fazės, tai yra ten nigredo, rubedo, albedo ir panašiai, tai irgi užsibūt kažkuriam tam virimo etape gali būti pernelyg pavojinga. Tai viena vertus svarbu kartais pavirti kažkiek, bet užsibūti vienoj būsenai gali būti per pavojinga. Tai tikrai neskatinam, man atrodo, kas mus klauso reguliariai, tai tikrai supranta, bet kas gal tik šitą epizodą klauso, tai noris irgi paakcentuoti, kad svarbu leisti savo ir išbūti, bet kartu ir būti tam, kuris veikia, kuris yra aktyvus ir kuris kažkokius sprendimus priima. O pabaigai tai tiesiog noris gal irgi truputį pasikartoti ir apibendrinti, kad anksčiau ar vėliau, jeigu kažkas klausė ir net pažino jokių pereinamųjų etapų savo gyvenime, gal taip ir gali būti, kad nebuvo, bet aš esu beveik tikras, kad kažkada anksčiau ar vėliau ateis, nes tai yra tokia viena iš tokių kertinių pasikartojančių būklių žmogaus gyvenime, tai yra atsidūrimas tarp kažko, ką minėjau pradžioj, tai galim sakyti, kad tai yra kažkuria prasme ir archetipinė tokia patirtis, bet aš kažkaip netikiu, kad pas kažką nebuvo jokio pereinamojo laiko, nes automatiškai vien, kai išeini iš tėvų namų, kai baigi mokyklą, kitus dalykus, tai jau yra perėjimai. Galbūt klausydami šito epizodo, kai kurie klausytojai pastebės, kad jie gal per daug automatu praėjo tuos pereinamosius etapus, tai irgi gali būti labai naudinga patirtis pažiūrėti, kur aš nesustojau, ko aš nepareflektavau ir ką galbūt aš galėčiau pareflektuoti, kad ir dabar, galbūt aš nesu tam pereinamajame etape, bet gal aš galiu prisiminti, kaip man buvo, kai aš buvau tame etape ir galbūt man dabar iškilt gali kažkokios svarbios idėjos arba kažkokie svarbus klausimai, kuriuos galėčiau užsiduoti savo pačiam ar savo pačiai. Tai tokios mintis iš manęs. Dar man paskutinė gimė apie tai, kad norisi apsaugoti gal taip vaizduoti irgi tą klausytoją, kuris dabar galbūt paklausė šitą epizodą, sugalvos, kad dabar reikia atsakymus turėti visus šitos klausimus, kuriuos mes savirefleksijai pasiūlėm, bet čia man ir norisi diferencijuoti, kad vos tik tai
atsakymai tampa aiškus į tos krypties, prasmės, naujos struktūros klausimus, tai reiškia, kad perėjimas baigėsi. Tai jau nebe perėjimas, tai jau iškilo nauja kažkokia forma, nauja gyvenimo kryptis. Kad perėjimas de facto ir yra apie tą krypties, struktūros nebuvimą, ir šitie klausimai labiau yra tai, į ką turbūt ne staigiai reikėtų rasti kažkokį žodinį atsakymą, bet labiau klausimai, su kuriais tuo metu verčiau gyventi ir leisti iškilti pamažu tiem atsakymam. Tai tik tai va tokį dar norėjęs komentarą. Tad tikimės, kad metams jau visiškai virstant į naujuosius, šitas epizodas bus įdomus ir naudingas ir galbūt ne tik tiem, kas klausys šviežiai išėjus, bet galbūt kažkas klauso ir gerokai vėliau, jau nežinau, 2027 kokie ar 28, kad vis tiek bus įdomu ir naudinga, o kam patinka, ką mes čia darom šituose epizoduose, kaip šnekam ir apie ką šnekam, visada kviečiame paremti Contribui platformoje. Visas nuorodas į socialinius tinklus mūsų arba į galimybę paremti rasite kiekviename aprašyme, ar tai būtų Spotify ar YouTube. Ir jeigu patinka tai, ką darom, bet nenorit prisidėti, tai visada galit pakomentuoti, pasubscribint, paspaust patinka, ir tai irgi yra būdas prisidėti prie to, kad podcastas sklistų ir išgirstų jį daugiau žmonių. Tai ačiū, kad klausėt ir iki kitų susitikimų. Iki.